Sveikinu visus susitikusius čia pas mumis. Kur tu žvengi? Žmogus pirmą kartą daro, kaip aš turiu daryti, ką žinau. Per daug oficialiai, kai atsistoja prieš vestuvės. Sveiki atvykę į vestuvės. Ką čia, zdorovo. Karočią, bus streamas dabar. Ne, bet paprastai, aš manau, kad mes ir paprastas žinutės apie paprastus žmonės iš paprastų lūpų. Tai mes negalim daryti kažkokių tai super duper introductionų, kur ten su kostiumais atsisėdi ir čia diskutuojam apie infliaciją arba ten kodėl nėra Lamborghini salono Lietuvoje, bet tiesiog paprastai. Tai ką čia rajoną tiesiog? Nepriaugom dar iki tokio... Šaika, žodžiu, va, podcastas bus mūsų... Ne, bet ir ne, mes rajonuose esam, ne rajonas. Ne. Kaip mes sugalvojom čia šitą visą reikalą daryti, kad diskutuodavom vakarais, turėdavom vieną kitą taurelę šalia savęs ir tiesiog aptardavom tokius dalykus, kurie nežinau, mum įdomus ir dabar gal ir aplinkiniam bus įdomus apart mūsų. Jo, topikai gal yra tokie, kur paliečia visus, nenorim vien tik apie nesąmonės kalbėti, norim gal ir biški rimtesnėm temom, bet aišku, jaunimas esam, tai norim gal biški ir apie pievas kokias pakalbėti, bet manau tikrai yra svarbių temų, kurias mes norim padiskutuoti ir manau yra bendraminčių su mumis, kurie sutiktų su mumis, gal kurie nesutiktų, bet ir labai būtų smagu išgirsti kitų nuomonę, ką jie mano. Ne vien tik, kai mes čia kalbam vakarais tryse, tai vienas su kitu pitakais mušam, sutinkam su viskuo, gal norėtume ir išgirsti, kaip kiti masto, ar bent jau komentaruose parašytų. Ir mums tas akiratys biškai gal prasiskleistų. Ir šiaip to pasidalintume mes gal savo nuomonėm, kaip mes matom dalykus iš paprastų žmonių, ne iš kokių šou žmonių, ten yra kitų podcastų N, bet ten vis tiek ten žinomi žmonės jau kažkokį statusą turi, ar Instagram'e, ar ten televizoriuose visokiose matosi. Aš manau, jie biškai gal kartais nuo realybės yra atitrūkę ir jų požiūrį jų yra labai tokie vienpusiški. Gal mes biškai tokie kontroversiški bus kai kurie komentarai. Bet manau bus įdomu žmonėm pasiklausyti ir kad nėra vis laik tik juoda arba balta, bet gal yra ir tokia pilka. Tai manau gal taip ir toks bus introductionas. Gal ilgas. Jo, bet normaliai aš manau, kad mes svarbiausia ateinam iš to, kad mums smagu patiems tą dalyką daryti. Ir mes sugalvom tą dalyką uždokumentuoti. Ne dėl to, kad mums tai atrodo svarbu, bet galvojam, kad tiesiog būtų įdomu surasti bendraminčių. Kažką pasisemti, kaip ir sakė Domantas, naujų idėjų. Tai manau, kad viskas čia išeis į naudą ir komentaruose, manau, padiskutuosim, kaip čia mums sekėsi ir ar viskas normaliai. Ir čia būtinai pritariu šitoj vietoje apie tą podcasterių tokį, kaip sakyt, dabar susikūrusi. Gal mes tiesiog nežinom, gal kažkas... Per mažai žiūrim, manau, gal yra tas. Jo. Bet tie, kurie populiariausi, kur, žinai, mes pamatom, ten, pavyzdžiui, kaip ten tie... Su tais trim... Vėl tie patys. Va. Nu, bet jau ten yra, nežinau, jie visi ten, žmonės jau ten aukšto statuso Lietuvoje, ten visi tos žvaigždės yra ir aš manau, kai kurie požiūrį yra iš viršaus žiūrimi ir jie, biški nesutampa, manau, su dauguma žmonių, nes dauguma žmonių, manau, biški paprastesni yra ir jie kartais gal žiūri kitaip dalykus arba kitaip dalykus masto negu mes. Tiesiog gyvenimo būdas skiriasi ir šiaip ir jie, kaip ir tu minėjai, ten jie gal pasakoja kažkokias istorijas, jie gal net tam tikruose topikuose daug konteksto turi ir gal net filtruoti informaciją turi, tai čia irgi vėl kitas aspektas, mes tai, nežinau, neturim ką filtruoti realiai, tai mūsų irgi toks tikslas gal nefiltruotai paplepėti apie dalykus. Jo, nes ten jie kažką pasakysi, negražaus jau iš karto kancelins ar ką. Kas mumis pakancelins, kas pakancelins mumis? Niekas nieko negalim padaryti. Tai čia turėtų būti ir mūsų stiprybė, ir tos topikai, ir tokie nesusivaržymai, ir tiesiog sakyti tai, ką galvoji. Ir negalvoti apie kažkokias pasiekmes, kad čia manęs dabar nesamdys į vestuvės ar į renginius, bet tiesiog mes galvojam ir sakom tai, ką galvojam ir viskas. Kakadų negalėsim mums dabar priimti kaip vedėjais. Jo, jau čia mes. Bet kol kas dar nieko blogo nepasakėm. Tai kol kas. Gerai, kad planas yra. Vieną topiką kokį. Dar ne vakaras. Galim bėtus padaryti, aš pirmas būsiu kancelintas. Bet nieko, viskas gerai. Ok, tai gerai, pirmą topiką pradedam pabiškį kažką lengviau.
Tai pradėsim nuo iš kur toks populiarumas streamerių. Ypač gal labiau tokių real life streamerių, kur buvo Malinausko video, buvo padaręs apie tuos rajono kunigus visokius, kur išeina į gatvę ten ir ten žmonės kalbina, daro visokias nesąmonės. Nu, žmonėm ramybės neduoda ir ten įsidirbinė. Tai kokia yra jūsų nuomonė apie tokius žmonės? Tai žinai, kaip ir išpopuliarėjo Maibachas, kodėl jis išpopuliarėjo, nes darė nesąmonės visokias. Aš manau, kad tiesiog žmonėm nebeįdomu žiūrėti, kaip kažkas paprastai geimina, kažką plepa ir taip toliau. Nori kažkokio veiksmo. Galbūt čia pas mus nebus to veiksmo, bet gal kažką ir sugalvosim. Nu, bet gal ne ant tiek tokio lygio žiauraus. Bet manau, kad tiesiog šių dienų tas toksai nuolatos siekti kažkokio dopamino, nuolatos žiūrėti, kad kažkas čia mane pralinksmintų, prajuokintų, negaliu būti ramiai ir taip toliau, tai manau, čia tas visas atsispindi ir tose streameriuose, kurie populiarėja. Ir labai liūdna, kad jie daro tokius dalykus, kurie skatina kitus elgtis blogai. Ir nu, dažniausiai vis tiek tose platformose jaunimas ir taip toliau, tai liūdna, kad tokie, kaip sakyt, pavyzdžiai. Bet džiugu, kad yra atkreipiamas dėmesys ir kad tvarkomas į Lietuvos tokiais dalykais, o nėra užmerkiamos akis, nors ilgą laiką tai buvo, bet dabar, kai gavo kažkokios susidomėjimo, tai džiugu, kad viskas pajudėjo tinkama linkme. Na, aš jūs taip antrinčiau, net irgi turbūt tas populiarumas iškilo toks gal labiau konteksto reikalas, yra seniau gal jo visi domėdavosi tais geimais, gameriais, tais visais streamais, kas ten žaidžia ir tiesiog streamina tuos savo žaidimus ir turbūt ta karta išaugo, tas dopaminas jau nebebuvo, dopamino lygis nebebuvo patenkinamas, tie, kurie domėdavosi tais dalykais, jiem jau nebetrigerina to responso, kurį seniau duodavo ir dabar tiesiog atsiranda tokių, kurie irgi mato, kad, kai mano viewsai, pavyzdžiui, krenta, man reikia kažkokių, nežinau, naujovių atrasti, kad mane toliau žiūrėtų, kad mano tas populiarumo lygis toksai pat būtų ir mes, turim tokius labiau ekstremalesnius pavyzdžius, kaip tas pats Maibachas, kur, čia jau tokie kraštutinumai ir tokie, nežinau, gal bandymas susirinkti žiūrimumo trupinius, nes, tikrai yra daug daugiau turbūt originalių idėjų, kaip gali pritraukti savo žiūrovus, o ne, tokiais grinai ekstremumais, kur, reikia pagalvoti prieš tokius, nežinau. Bet žinai, kas yra? Na gerai, bet dabar, pavyzdžiui, gerai. Maibachas dabar, kur, pavyzdžiui, jis ten gerdavo aliejų, visokio, tokio nesąmonę. Ką dabar būtų įintikė, ar tokį norėtum pažiūrėti, kur kažkas aliejų geria, ar ten kažkas, nežinau, tiesiog geimina. Bet čia kažkas kitokio, žinai. Jo, bet čia irgi, žinai, toks trumpalaikio gal žinomumo susirinkimas. Jo, tu pagersi aliejų, ten, nežinau, išsikepsi ten vieną kitą patiekalą iš neaiškių ingredientų ir kas tada tu turi vis tiek toliau ieškoti, nežinau, kažkokių tokių random idėjų, nes tu ilgai irgi to žiūrovo neužkabinsi. Okei, pažiūrėjo, ten tie vaikai irgi norėjo pamatyti, okei, ten šūdus suvalgė, okei, ką tada toliau daryti. Viskas, jis jau toks, kaip ir praeitie, okei, ten koksai, speedas buvo atvaręs, jis ten irgi bandė iš tų išorinių kažkokių irgi dar streamerių arba žinomų žmonių susigaudyti irgi tuos dėmesio trūpinius, bet, čia tokie, žinai, labai trumpalaikiai dalykai, kur tu turi turėti kažkokią, nežinau, nišą, sferą kažkokią, kur tu pastoviai kažkokį kontentą kreitini. O jeigu tu tokiais pavieniais dalykais darai, čia labai trumpalaikis dalykas. Jo, bet tai tu nemanai, kad tas pats yra, pavyzdžiui, su geiminimu. Aš geiminu, pavyzdžiui, esu pro playeris, kažkokia CS'o, pavyzdžiui, ir kapoju visą laiką nuolatos. Taip. Tai irgi yra kažkokia tai monotonija, bet su geiminimu aš manau, kad irgi, kai tu pradžiai sakė apie tą, kad žiūrėjo streamus, kurie geimino, tai irgi tuo metu buvo naujovė. Pavyzdžiui, ką mes čia kalbam prieš kokius, nežinau, 50 metų, sunku pasakyti dabar, bet tuo metu irgi žmonėm buvo naujovė, kažkaip aš žaidžiu vienas, bet matau kaip kitas, kažką tobulėjau, pasisemiu, pabandau ir taip toliau ir panašiai. Aš atsimenu ten, kai buvo tas su Fortnite'u, visai ten daug streamerių visi žiūrėjo ten ir taip toliau, bumai ir visas tas žemėja dalykas, atsiranda kažkas kito, atsibosta žmonėm. Tai aš labai tikiuosi ir viliuosi, kad atsibos ir šitos nesąmonės žmonėm, bet aišku, visą laiką norisi iš kažko pažvengti. Kai nėra galbūt kasdienybė taip galima iš kažko pažvengti, tai yra bent jau kokie streameriai iš ko pažvengi.
Nu, jo, bet vėl jo, laikinas dalykas, tikėkime, kad, nu, visuomenė irgi susivoks, kad, nu, čia, jie neturėtų būti siektini kažkokie pavyzdžiai, jo, čia iš tikrųjų jie tiesiog save į tokią klauno poziciją pastato dėl to tokio irgi, vat, trumpo šlovės. Bet, žinai, bet tas ir yra, kad kai kurie gal ir yra, jie tiesiog gali, nežinau, tos savivertės, nu, ne tik, kad savivertė gal, jie save nusižemins labai žemai, tipo, primes kažkokį čia grybą, ir jie tiesiog pasikels pinigų ar ten populiarumo ir jie nuo to kažką darysis pinigus ar dar kažką, ką jie nori pasiekti iš to. Ir nežinau, o tu ten, nežinau, gali gamint taip ir toliau, paprastai gali gamint, bet ar tu gausi tokio klauto iš karto, nu čia labai greitas toks gali tau. Tokį vieną tu iššauni, va ten geri aliejų, tai wow, tai tie galvai iš karto fanų. Ir tu negali sakyti, Maybachas dabar jau tipo nėra žinomas. Tai kai atvarė Speedas, tai aš atsimenu net pažiūrėjau tą streamą. Tai visi rašo ten, meet Maybach. Ir aš buvau vienas iš tų tipo, jo, davai, Maybachą. Nes tu žinai, kad bus kažkokia nesąmonė, nu tipo vis tiek būtų įdomu, žinai. Aš nežiūriu Maybacho, bet aš žinau, kad jeigu būtų tas Maybach, nu ten būtų kontento. Būtų kontento, žinai. Taip. Bet tai aš nežiūriu Maybacho, bet aš tada norėjau jį pamatyti, nes aš būčiau žinojęs, kad ten būtų kažkas įdomiau man buvę. Bet, nu nežinau. Negali visai sakyti, kad viskas yra blogai arba viskas yra gerai. Nu, ne, faktas, žmonėm gyventi reikia. Nu, Maybachas rado savo būdą, kaip tiesiog išgyventi tais trumpalaikiais, nežinau, šlovės spindulėliais. Nu, ir okei, ar tai yra blogai? Nu ne, žmogus tiesiog. Bet jis turi bet turėtų mums kažkaip duoti pasirinkimą, nežinau, kad ar, nežinau, mumis kažkaip kaip žmonės, gal mokyklose turi kažkaip iš kitokius padaryti, kad gal jie atsirinktų protingiau ir gal turi siekti kažkokių protingesnių dalykų. Kad savo aukštesnę kartelę. Jo, ar ten, pavyzdžiui, gal ne Maybachą turėtų žiūrėti, jie ten žiūrėtų, nežinau, kas ten, nežinau, gal apie kokią istoriją. David Goggins. Va, David Goggins, nu. Arba nežinau, bet kažkokį kitokį turi, žinai, gal kokį matematiką žiūrėti, žinai. O pas mumis to nėra, pavyzdžiui, pas mumis kažko trūksta. Pavyzdžiui, kaip TikTokas būna Kinijoj. Tai Kinijoj TikTokas tai nėra kaip pas mumis ten šūdais, ten užpildytas tas TikTokas. Bet ten cenzūros labai daug. Nu taip, cenzūros. Tada nemanai, kad, nežinau, tau kaip žmogaus teisės jie šiek tiek, nu, susiaurino, tu neturi tokio laisvo pasirinkimo, kur, nu, tu gali žiūrėti, ką nori žiūrėti, kai tau jau pateikia tą kontaktą, kurį tu turėtum, pavyzdžiui, žiūrėti. Čia irgi kita gal tokia medalio pusė, kur, nu, tenka iš kažkokių dviejų blogybių jau rinktis. Nu, bet čia irgi labai slidu, žinai, tavo algoritmas dabar, pavyzdžiui, irgi tau teikia ir serviruoja maždaug pagal tavo preferences. Ir tau juos pakeist, nu, pavyzdžiui, kad tu dabar pradėsi žiūrėti kitokį kontentą, bus, man atrodo, labai sunku, arba, nu, tikrai turėsi tu labai stipriai ant to padirbti, žinai, kad tu tą pakeistum. Tai čia irgi toksai, bet aš grįžt norėčiau prie to, kas blogai su tais streameriais, nu, tu sakai. Tai vat irgi buvo istorija, kai norėjo jie pasidaryti pinigų iš to ir paleido koiną. Ir dabar sako visiems pirkit tą koiną ir pasidarysiu iš to, nu jie nesakė, kad pasidarysiu, bet tada buvo pump and dump ir visi prarado pinigus. Tai va čia šitoj vietoj tai jau yra labai blogai, bet kol tas yra klautas nepanaudojamas blogiem tikslam, tai gali sakyti, jo, čia tipo tik tai nieko nedaro, tik tai geria aliejų, bet paskui, kai tokie žmonės patikit Maybacho ir kitais, tada atsiranda tokie dalykai, kai žmonės ateina ir sako, wow, aš praradau daug pinigų. Ir tada jau brėžiama linija, bet jau yra per vėlų, daug žmonių yra apgautų ir taip toliau. Ir manau, kad tokie streameriai yra daug didesnė tikimybė, kad jie kažką apgaus ir padarys blogo, kaip ten ir tie vaizdai, ten, nežinau, žmonės prie stalo, ten kažką vakarieniauja ar atsigeria bokalo, ateina užšoka ant stalo ir ten kažką daro. Nu, ta prasme, visiškai dėl klauto daro tokius dalykus, kur tiesiog kitus pastumia į šoną. Tai va tas yra blogai. Nu. Na jo, kai jau tuo savo noru... Nemanai? Ne, nu aš sutinku, bet nežinau. Na jo, čia kaip... Bijai būt cancelintas. Ja, čia gal toks kaip... Čia buvo labai panaši gal idėja pateikta su tais homoseksualais, kažkas sakė. Come on. Tuoj dar man pasisakyk. Ramiai. 16 minučių. Neblogai. 20 baigsim jau realiai. Aš jau galiu to išeiti.
Ne, nu, bet kai sakė, kur tiesiog, nu, tipo, jeigu man tai netrukdo ir manęs neliečia, kaip, va, jūs tas sakė, kur, tarkim, mane jau apgauna, ar ten ant mano vakarienės stalo užlipa ir man jau pradeda trukdyti, nu, čia jau nesąmonė yra, taip neturėtų. Tai ką tu nori pasakyti, kad homoseksualiai neturėtų savo aparato negali turėti? Aš tik pateikiu kaip pavyzdį streamerių esmė, kad, okei, jeigu jie netrukdo, nu, okei, jie, tarkim, tegul vaikosi tą klautą, darosi tą, nežinau, biznisą savo išgyvenimui, bet jeigu jie keliauja iki tokių ekstremumų, kad jie jau kenkia kitiem, nu čia jau reikėtų, arba turėtų kažkas atsiras, kas turėtų nubrėžti tą liniją, kad, nu, okei, hebra, čia jau laikas sustot. Gerai išversti to, ką jis norėjo pasakyti. Nu, išvers. Jis nenori gėjų paradų. Ne, nu, bet čia prie tų streamerių, žinai, jeigu IRL streamą darai, nu ir, pavyzdžiui, šnekėsiu su žmogum ir jį, pavyzdžiui, nu, įžeidi, pavyzdžiui, kažkaip. Tai ar čia yra peržengta linija, ar peržengta linija yra tada, kai apgauni, pasisavini pinigus, sakykim, arba ten užšokė ant stalo. Nu, labai sunku nubrėžti, nes vienas streamas gali skirtis labai nuo kito. Bet žinai, kas yra, bet dabar su tais pump and dump, ne, kaip padaro, pump and dump. Kokią auditoriją tokius ir apgauna. Bet čia tu nebai priverstinai, arba tu ne tai, kad, nežinau, arba užsakyk kažkokią paslaugą, ar kažkokį produktą. Tu žinai tą riziką, kuries būna su tais koinais ir jau, aš žinau, yra tų istorijų, kai su tais pump and dumpais, ypač tos žinomi žmonės. Nu, bet čia visi tą žinojo ir jeigu pats tu užšoki, nu, jeigu pats nemastai, tai va tas ir buvo, gal kaip ir minėjau, kad mokyklose turi gal mokinti tos žmonės ar kažkaip, nežinau, tas mokytas kažkaip, nežinau, kažkaip kitaip turi išauklėti, mes turim būt, kad ant tokių neužsišokt. Ir tu paskui ant jų užsišokė ir paskui ant to pump and dumpo ir užsišokė. Nu, bet tiesiog tu tiek daug klaidų padarėjai ir nežinau, to labai daug blogų pasirinkimų buvo. Ir tas pump and dumpas tu nebai ten priverstinai turėjai užsisakyti, žinai. Tu žinojai tą riziką, ką galėjo padaryti. Ir jeigu tu užsišokė ant tokio pump and dump, tai čia natural selection yra, galiu pasakyti. Jo, turiu pritarti, bet yra kitas dalykas, kad vis tiek tas galutinis variantas ir tai, ką padarius, tai žmonėm vis tiek slypi tame, kad ten apgavystė buvo. Nu jo, jie nežinojo, nu kaip žinojo į ką lenda, turbūt ten kažkokios rizikos vis tiek turbūt jautė prasme, bet vis tiek juos tai turbūt įtikino, kad nu okei, hebra, darykit čia, jo, čia bildinasi tas coinsas, va čia visi uždirbs. Ir jo, jie nepagalvojo, kad oi, čia jisai gali būti nepatikimas, čia naudojasi kažkokiu dėmesiu, žinai, gal neturėjo tiesiog tokio konteksto. Jo, ten gali juos bandyti mokyti, ten priimti rizikas mokyklose, ten irgi visokius priminimus dalint, bet nu vis tiek esmė yra tame, kad nu tiesiog apgavo, kur privertė žmogų pasitikėti juo ir tiesiog pasinaudojo juo. Tai čia irgi toks dalykas, kur nu vėl grįžkim prie to ir irgi kaip, ar įžeidė, irgi kontekstas gali būti, mes gal draugelį aš tave įžeisiu, juoko forma tu neįsižeisi, tau gal nebus skaudu. Dabar šiuo atveju, nu, tai buvo, nu, sakykime, specialiai daryta, čia irgi, nu, kontekstas irgi labai prie randamo ir prie tų skemų, pavyzdžiui, irgi dabar labai blogas dalykas, kad globaliai tas vyksta, pavyzdžiui, su tais skemais. Pump and dumpais ar tiesiog? Nu, Trumpas pasako, dabar uždėsiu šitas muitus. Nu. Ir visos akcijos bum krenta, tada jis sako, aš atšaukiu. Tai visi, ta prasme, yra kalbos, kad jisai ir jo aplinko žmonės iš to naudojasi. Jo. Ir čia labai būtų geras dalykas žmonės, nu, gal mokykloje, ir nežinau, ar mokykla yra tinkama terpė tam, bet apšviest su šių dienų skemais. Žinai, čia mes gal galim atrodyti labai čia, kaip čia viską žinantis ir taip toliau, čia neužsiraunantis ant skemų, bet, nu, kai kurie tikrai jau iš toli labai gali pastebėti. Pasižiūrėkit tą patį Skirmantą Malinauską, kiek ten žmonės užkimba ant tų skemų ir taip toliau. Tai kartais galima pasimokyti iš kitų klaidų. Ir, pavyzdžiui, jeigu mokykla supažindintų jaunimą su šių dienų aktualijom, tai būtų super, bet man atrodo, kad ten dabar yra didesnių problemų, negu supažindinti su šių dienų aktualijom, nes ten žmonės ir taip jau sunkiai su kai kuriais mokslais sekasi. Tai nežinau, bet pritaikyt kažkaip privest prie šių dienų, tai būtų super. Nu, bet kai vysta ten, kažkaip mokyklos labai visą laiką atsilikinėja. Švietimas visą laiką Mūsų kažkaip... gal tokia sistema. Ne vien tik Lietuvoje, čia visose šalyse turbūt bus šitas, kad tu visą laiką čia yra jau gyvenimas, nu kažkur čia yra čia, o mokyklos va yra pačioje. Nu jos labai gauda, ten nežinau, 20 metų kokie atsilikinėja, kad ir dabar, pavyzdžiui, ten kokią anatomiją reikia mokintis, pavyzdžiui, kai kuriem ten, nežinau, žiūrint, ką tu ten nori mokintis.
man dabar, ne, aš turėčiau anatomiją mokintis, kaip ten, koks kaulas ten kaip vadinas. Ar man yra aktualu, aš galiu čia GPT imti ir pasijungti. Ar ten kažkam sulūžtų ranką, ką aš tau, medikas, padėsiu tau, ar aš jam dabar, jam sulūžo ranką ir aš jam dabar pasakysiu, o, tau sulūžo tas ir tas kaulas. Nu, bet Tipo, jeigu tu norėtum būti mediku, pavyzdžiui. Ne, tai gerai priklauso, bet, pavyzdžiui, dabar, kur aš studijavau, aš atsimenu, aš turėjau šitą mokintis ir man čia visiškai ne į temą. Nu jo. Nu ką aš dabar pasakysiu, o, sulūžo tau ir tas kaulas, ką tau žmogui, o, ačiū Dievui, kad pasakai, dabar jau gal sugijo man tą ranką. Nu čia nesąmonė yra. Nu, bet tai ir šiaip mokslui yra platus dalykas, praplečia tavo akiratį. Negali sakyti, kad aš dabar ateisiu ir mokysiuos tik tai tą sferą, žinai, kurioje esu. Nu, kažkaip plačiau tada mastai ir tą gyvenimą kitaip matai. Tu turi plačiau, bet tu negali imtis ir mokintis tų pačių senų dalykų, kurių dabar nereikia. Nu dabar jeigu viskas yra su kompais, tai kam to dabar reikėtų išmokti ten rašyti laiškus, ten kažkokius senovinius imti ir mest, arba ten faksą, kokią tau ten mokintis reikėtų, kaip ten su faks naudotis. Nu gerai, kažkur dar yra naudojama. Bet tu turėtum, kaip tik dabar gal reikėtų mokyklose, kaip su čia GPT naudotis. Ar kaip pamatyti, kaip ten, ar pasitikėti čia GPT kažkaip tokius, nežinau, kitoks biški turi būti, o dabar labai yra viskas dar primityvų, sakyčiau. Nu gerai, tai ką reikėtų mokytis, jeigu dabar tik tai čia GPT mes įjungiam? Ką jaunimas turėtų mokytis, nu nes ką tu išvardinai, tai anatomija, matematika, viską pasitikrint rašybą, viską gali su čia GPT. Tai ko tada reikia mokyti mokyklai, pavyzdžiui, kaip tu galvoji? Ne, tai bazinis vis tiek turi būti, bazinis kažkoks, nežinau, apie istoriją kažką bazinį, nu ten va, ir dėl to yra tas, kad platesnį spektrą turėtų žmogus, tai va, ten turėtų Nu va, vieną, tai- kitą, tai pabiški. Bet ar tau ten reikia labai giliai tą anatomiją, tai kad tu turėtum žinot kiekvieną tą kaulą, nu, nežinau, ar to reikalinga. Nu jo. Bet tu geriau galėtum va padaryti ten porą klasių vaikam per savaitę, kad ateitų, supažindintų, va ten, nežinau, va kaip su čia GPT naudotis, kaip tinkamus klausimus, kaip pasitikrinti, ar ta informacija tikslinga. Va to tokius galėtų dalykus labiau mokinti, negu dabar ten vaikui ten, nežinau, ims ir rodys ten tą kaulą, va, ateis mokytojai ir rodys kaulą, va, ta. Nu jo, bet reikėtų ir kažkaip kitaip sudominti, nes aš manau, kad ir taip dabar jau prie tų ekranų tikrai jau per daug praleidžiam laiko. Ir, nu aišku, čia GPT geras įrankis, nu nebūtinai čia GPT, apskritai dirbtinis intelektas, galima jo sakyti, kad yra daug tų įrankių ir galima juos pritaikyti įvairiom sferom, bet viskas vyksta labai greitai ir, pavyzdžiui, prisitaikyti tokiam didžiuliam aparatui, kaip ten mokyklos ir taip toliau švietimas, tai tengi turi praeiti daug metų, kad ten ateitų, kažkas patvirtintų, pasiūlytų ir taip toliau, padiskutuotų ir taip toliau. Ir tik tada atsirastų ten kažkur vadovėlė eilutė viena ar kita, kad čia va yra toks įrankis. O jau po 5 metų tas intelektas gali visai kitus dalykus daryti, jeigu mes jį kitaip galim naudoti. Tai va čia tas irgi gal yra problema, kad mes tokie esam lėti ir apskritai biurokratiniai procesai, didžioji daly sferų, tai visiškai tarmozinami yra. Nu, bet čia Jo, aš gal net grįžt norėčiau truputėlį prie tos iš vis švietimo sistemos mūsų. Jo, mes tai baisiai atsiliekam, jeigu pastebėjot kokius pastaruosius 8 gal metus pas mus tiesiog eksperimentai vyksta, kai dabar visi ten sako, oi čia dabartiniai ten 12-okai ar kas ten, nu tiesiog abiturientai ten matematikos, pavyzdžiui, neišmano, nes beveik kiekvienais metais ten vis darydavo eksperimentus ten. Tas balas, kuris laikomas išlaikomu, buvo vos ne keičiamas, ten iš vis pati sistema irgi buvo keičiama. Aš pastoviai irgi dabar stebiu, ten yra kažkoks profesorius, kur irgi apie matematikos mokymasi teikia pavyzdžius, tai nu, mes bent jau net nuo kitų šalių irgi baisiai atsiliekam, kai tie patys skandinavai, kas ten Suomija ar kažkas, kur turi labai gerą sistemą ir šiaip Europoje vos ne geriausius rezultatus rodo, bet tenai visai iš pamatų pakeista ta visa edukacinė sistema ir čia gal vienas iš tų, nežinau, pagrindinių klaidų, kurias gal mūsų šalis daro, kur jo ir visi biurokratiniai procesai, viskas taip užkerpė ir toks tai yra inkaras, kur mes tiesiog, nežinau, laikom save nuo to progreso ir jo, kaip jau sako, dirbtinis intelektas, jo, ten savaitėm vos nebele kokie proveržiai ir inovacijos atsiranda ir kai mes taip dar lėtai judam, tai, nu, mes negreitų metų turbūt pasivysim tuos, kurie, nu, jau tam traukinį sėdi ir yra prisitaikę va šių dienų aktualiam ir tiem visiems dalykam, kuriuos reikia išmokti, sužinoti ir suprasti čia ir dabar. Jau nekalbant apie tai, kad, nu, mokyklose to kritinio net mąstymo irgi nelabai mūsų moko, tai
Tai jo, čia gal vienas iš tų irgi net pagrindinių dalykų, kur vat, padėtų atskirti tuos skemerius, kas mane apgaut bando ir kas nelabai, kuri informacija yra legit ir patikrinta, o kuri ne. Čia kritinis mąstymas čia pagrindinis dalykas, kaip čia tokius dalykus gali atskirti, jeigu pas tai nėra kritinio mąstymo, tai čia... Tai ant tokių pump and dumpų ir sušokai, jau čia... Bet jei jūs padėtų? Iš jų galėtų. Bet, pavyzdžiui, išmoktume jai, nu, tarkim, klausimą kažkaip, įmestum čia, tokį yra dabar koinas, čia tas ir tas sukūrė, ir gal išmestų pavyzdžių, kokią ten galėtų gal to net procentą tau, rizikos procentą ar kažką, bet arba tu net pats gali kažkaip tą AI bandyti kažkaip tai skurti savo kažkaip, nu, vis tiek taigi skirtingi verslai ten skirtingų savo AI savo prisitaiko, ten naudoja. Tas ChatGPT tiesiog toks platus yra, bet manau ten, kas susiję, nežinau, gal su inžinierija savo gal kažkokį daro, ten accountingas ir kažkokį daro, IT ten vėl skirtingų, nu. Jo, bet man visą laiką patinka, sako, pradėk nuo savęs. Tai aš čia pagalvojau, kaip čia mes tas temas galėtume apjungti visas. Tai prieš investuojant į kažkokią tai darant investiciją, tiesiog pasikonsultuoti su ChatGPT. Pritartumėt šitą idėją, kad manau, kad jisai pasvertų rizikas, kokia yra investicija ir galbūt tai, nu ir pažiūrėt, aišku, kas vyko prieš tai, kas vyksta su koinais ir taip toliau, nes dabar, kai pasižiūriu, nu tai atrodo, kad labai daug žmonių yra patiklių ir labai patiki greita sėkme ir čia dabar aš būsiu milijonierius ar ten per savaitę, per 2, nors ten padarai elementarią matematiką ir ten kaip Skirmantas rodė, po 5 metų ten nebelieka žemėje tiek pinigų, nes tu visus jau laimėsi per tą prasme investavęs. Tai turbūt, nu aš tai sakyčiau tokį patarimą pradėti nuo savęs visą laiką galima būtų. Bet žinai, bet ChatGPT ir kaip ir sakiau, kad tu turi ir vėl atsirinkti kokius klausimus ir kur tu gali pasitikėti ChatGPT, kur tu turi double checkint, ar ten iš tikrųjų gera ta info. Nu ir vis tiek tu gali pasiklausti žmonių, kurie ten turi patirties, bet jeigu ten nepažįsti žmonių tokių, kurie turi patirties arba gali tau patarti, nu aš manau, ChatGPT čia tikrai pats geriausias tavo variantas. Nu, jeigu neturi, aš juk dabar kažką norėčiau, tą kripto, ir aš neturiu, kas aplinkui kripto daro, arba nėra jos, nu, kažkokio supratimo. Nu, ChatGPT čia geriausias variantas, nu, bent jau edukaciniais tikslais jo papasakotų tuos basic konceptus, ten nežinau, kas ten tas pump and dump iš vis yra, bent jau, kad žinotumai, ką vėliau. Tu investuojant, nenori sužinoti, kas yra pump and dump, tu galvoji, wow, čia bus profitas, čia neklausi, kas yra pump and dump, ar čia bus, žinai. Tai va čia irgi tas klausimų formulavimas irgi labai svarbus dalykas. Bet ir pavyzdžiui, gerai tas dalykas, pavyzdžiui, kad dabar, nu gerai, kodėl tai eina į tą kripto visi? Nes tiesiog, kad tu greit gali pasidaryti pinigų. Nu čia main dalykas, aš manyčiau. Greit gali pasidaryti pinigų. Nu ir tas kažkaip get rich quick dabar. Bet gerai, iš ko tas get rich quick tada toks pasidaro. Nu vilioja, kai matė ten need money for Porsche, kur nori tiesiog lifestyle turėti tokį, nežinau, prabangų nori, Nidoje atostogas leist vasarą, arba ne tik vasarą, ten kokius šiltus kraštus, tas toks, nežinau. Greitas praturtėjimas yra tiesiog, atrodo, lengvas kelias ir kai kažkas pasiūlo išeiti į tą lengvą kelią, nu, daugam yra, nu, nėra kaip tik net lengva atsispirti tokiam variantui. Bet gal ir turėtų kažkaip tas išmokinti, kad tą lengvą kelią labai čia, nu, pasiseka, nemažai sėkmės turi būti, bet gal turėtų kaip tik išmokinti, kad ten atsirink gal to tinkamą kelią, kur tu nereikia, kad visą laikį greitą, gal tu reikia biškį per aplinkui, gal tu reikia kažkur pasimokinti, kažkur experience kažkokią gautą, čia dabar viskas tavo būna, kad kur pinigai, ten ir šoku. Nu, tai kur greiti pinigai, ten šoku, bet gerai gal mokyklo išmokintų, kad tau reikia, kad tą pasiektų, reikia gal tokių skillų, ten, pavyzdžiui, nežinau, kad geras būtum salesmanas, tai išmokti ten komunikacijos, užmesti ryšį ten su žmonėm, nu, tokių dalykų. O tu dabar kur tik pinigai realiai, gerai, kas nors dabar, sakys, ten statybose pinigai greiti, tai ką tu iš karto imsi ir šoksi, nu, aš nežinau, tai visiškai jokių žinių. Tarzans kaip tik. Jokių žinių. Jeigu matėt samdą žmonės į statybas, nematėt? Ne. Kas tas? Rimtai, nežinai Tarzaną? Sik. Jo, eik tu savo. Labai gerą pavyzdį pateikė, žiauriai off topikas, iššovė čiuvas žiaurų ten postą. Įmetė fotkiais ten su šalmu, reikėjo darbuotojais ten pats gal įsidarbino, nežinau, bet
Tai jam sumokėjau už reklamą. Jo, va tokią paklodę prirašė ir ten tokias nesąmonės, bet ten žiaurus skelbimus. Aš tikrai po visko dar netikrai surasiu, turit pamatyti, ten masterpiece'as, ten būtų galima screenshotą ir ant sienos. Įmėsi čia. Jo. Galėsite pasiskaityti. Bet pala, jis ieško darbuotojų, jam sumokėjo turbūt kažkas ir jis kažkokį įmonį padeda suras darbuotojų. Advertising, ne, tipo Jo. Bet grįžtant prie to dar, ką tu prieš tai sakai, tai turbūt šiaip net galėčiau susumuoti su tuo, kad tai, ką tie gal skemeriai siūlo, yra tiesiog shortcutas, kažkoks sutrumpintas kelias link, nežinau, sėkmės pinigų, nes kaip ir tu pats aiškinai, šiais laikais ne kiekvienas gal nori pasirinkti tą ilgą kelią, kuris tikrai užtikrina, kad tu pasieksi, nežinau, ir būsi geras specialistas, ir sėkmingas gal būsi, ir turėsi tų pinigų, bet tam reikia tam tikrus kriterijus atitikti, kur tu turi investuoti laiko, ir tai nėra nei mėnesis, nei dažniausiai metai. Edukacija vėl turi investuoti metus, kad būtum išsilavinęs arba ekspertas tam tikroje srityje ir šitie visi dalykai susiveda ir kai kažkas iš šono ateina, sako, aš turiu tau greitą išeitį, eik su manim ir būsi greitas sėkmingas, faktas, kad paprastas mirtingasis dažnu atveju tiesiog susivilioja tokiu pasiūlymu arba bent jau pabando ir pabando kartais brangia kaina. Man tai atrodo, kad čia viskas gal paprasčiau, kad mes nesam kantrus ir norim čia ir dabar visko. Taip. Apskritai. Dabar, kad ir ką žiūrim filmą, kai kuriem jau sunku įžiūrėti, pasiklausyti visą dainą, kai kuriem yra sudėtinga. Nežinau, tai mūsų pasirinktas formatas gal nėra tam, tipologiškas, bet aš tai manau, kad tiesiog turėtų būti tas toleragiškumas ir mąstymas, kad aš kažką pradėsiu, tai aš neturėsiu ten po mėnesio ar metų, bet turėsiu galbūt po 5 ar 10. Niekas negarantuoja, bet man atrodo tai daug geresnė strategija ir tas paprasčiausias ėjimas, pavyzdžiui, sportuotai, tai šiandien nieko nebus, po savaitės nieko nebus, bet ilgainiui tu kažkokį dėsi ir kažkas bus, vis tiek kažkur eisi tolyn. O čia jeigu tu investuosi daug ir viskas arba nieko, tai viskas arba nieko ir bus. Ta prasme, tai tu arba liksi toj pačioj vietoj, arba smuksi žemyn, bet tu nedėsi to laiptelis po laiptelio ir nekilsi aukštyn. Tai va tas, toksai mąstymas šių dienų labai populiarus, bet aš manau, kad čia toksai žalingas ir galima būtų jį kažkaip pagydyti ir pradėti visą laiką nuo savęs. Tai gerai, bet tai gal tada reikėtų visokius baninti tiktokus, aš manau, čia vienas iš tų dalykų, tiktokai, dėmesio, tu negali kažko ilgai, kai filmų ilgai negali pažiūrėti, nes tu žinai, kad tiktokas ten 10 sekundžių tiktokas bam, kita, tu turi iš karto viską greit gauti, tavo informaciją, jeigu ten, nežinau, kažkokį tutorialą pasižiūri YouTube ir matai ten vienas 8 minutės tutorialas, kitas 4. Žiūrėsi 4, arba eina tutorialas, kažkas kažką nepatinka, scroll, fast forwardinu greičiau, kad toliau iš karto prie pointo, žinai, kad viskas turi, iš karto dabar. Čia dabar ir per tą podcastą būsim ten kur nors užsikalbėję kažką ir nuo tų topikų nueinam, bet čia tie topikai... Timestampus reikia sudėti, kur apie kokį... Bet mes tie topikų taip šokinėjom ir... Timestampus tai būtinai, bet aš noriu ką pasakyti, kas mane užtrigerino. Aš buvau kino teatre ir po pusės filmo žmonės, gerai, nesakysiu ten... Ta prasme, koks procentažas ar kas, bet prieš mane, pavyzdžiui, atsidaro telefoną ir aš matau tiesiog scrollina. Tai arba tu tiesiog išeik iš tos salės, arba, aišku, aš nieko nepasakiau. Gal aš turėjau pasakyti, nežinau, kaip jūs atmanot. Ar... Žuvų iš gal. Žuvų, Ne, bet aš negaliu susifokusuoti. Aš žiūriu ekraną, ta prasme, ir man, tam periferiniam yra tas baltas ekranas ir aš matau, tiesiog scrollina. Tai, ta prasme, mane tai tikrai užtrigerino ir aš manau, kad čia yra unacceptable toksai behavior. Kitiem trukdai dar, ne tik savo, bet ir kitiem. Ir čia kaip ir su streameriais, kol tu namie ten kažką darai, o kai išeini į miestą, tai va tada jau viskas. Problema, nes tu kitiem trukdai. Tai čia kiekvienam dalykė yra. Kokiam dar, pavyzdžiui? Apie paradus. Mes nesam anti, dabar jau pradėsim. Iš toliau pradėsi kalbėti, nes čia toj maikas susproks. Mes nesam anti ten gėjus, ten tuos visus. Bet, gerai, apie save gal kalbėsiu. Nesam prieš juos, bet, nežinau, visi turi turėti savo vietą. Nereikia čia imti ir, nežinau, labai reklamuotis ar bandyti įkišti savo nuomonę kitiem.
Dabar, kaip pavyzdžiui, mes dabar darom ne savo podcastą, aš pasidalinu savo nuomonę, tu savo, ar kad ir mūsų gal vienodas, ne vienodas, mes pasidalinam ir žmonės gali priimti informaciją, ar gali nepriimti. Bet čia tuom ir baigės, bet nebus taip, kad aš dabar imsiu ten prie kažko prieisiu gatvį ir sakysiu, davai imk ir žiūrėk. Nu, aš neįsiu per prievartą ir dabar kišiu savo nuomonę. Aš tiesiog įmetu per YouTube ir viskas, kas nori, tas pasižiūri. Tai ir su tais paradais, kai yra. Nereikia čia jums eiti ir per visas gatvės dabar ir čia, mes čia tokie ir tokie. Ne, nu bravo, jūs esate tokie ir ne, ten viskas gerai, darykit ką jūs norit. Bet nereikia imti ir dabar kišti per prievartą visur čia tas, kai būna ten tų gėjų, ta mėnuo, ten tas nesąmonės visokias. Kišti per nesąmonę, ne. Yra ir paprastų žmonių tipo čia, o jeigu. Yra seksualių žmonių. Gėjus apskritai yra geras žodis, gėjus. Homoseksualas? Nu, aš nežinau, aš klausiu. Aš nežinau, tai kaip jau. Kaip sinonimas. Aš iš Vilniaus žmonės, pasakykit, mes neišsilavinę. Bet aš nežinau, žinai, aš kai norėjau, kaip vadinasi, tipo, paprasti žmonės, kai, kur, kaip ten sakėjai, tą žodį? Homoseksualas. Cancelint. Nu, aš nežinau tų terminų tikslių, tai aš dėl to užstringu, aš ten noriu sakyti. Negali daryti šiais laikais podcastą, jeigu nežinai terminų. Tai aš pasakysiu tą terminą ir pasakysiu, ne, tai tu už, tipo, kidaras. Oi, šitą katinsim. Nieko nekatinsim, paliksim viską ronėse mūsų ir tokia yra esmė. Kad mes esam tiesiog tokie ir ne, ta prasme. Nežinom tų terminų, mes esam paprasti, apie paprastus dalykus, apie paprastas problemas, o ne ir neįsivaizduojam, kad kažkas esam. Tiesiog darom klaidų kaip ir visi. Į vatą šito nepadarom, kad čia gėjus dar, ne. Jo, Premier League irgi mums pritarė, užbanino kapitono Raišį su Vaivorykšte. A ne? Jo. Va tai va. Bet čia yra per prievartą darimą, žinai. Nebūtų per prievartą viskas ten, jie gali būti, žinai, kad ir komandai ten yra, žinai, ten tų, jie ten vyras su vyru, žinai, ar kažką ten patinka. Okei, viskas gerai, būkit, jūs ten ramiai, viskas okei, žinai. Ne, aš ten jums sakysiu, kad nors gatvėje, ar čia kos jūs tokie, ar ne, ar čia kažkas blogai. Ne, jūs gal gimė tiesiog kitokie ir viskas. Bet jūsų tokia įtaka kartais, kai labai išeinat ir bandot pritraukti žmonės, kurie yra, kaip mes tie, paprastyti, kai mes tokie paprastesni. Ir jūs bandot kai kurias pritraukti ir tikrai žinau, ypač didžiulė problema ten kokiai Amerikui, kai tie paprasti vaikai mokyklose yra mokami, kad ar tu tikrai esi ten mergaitė, arba, pavyzdžiui, ar tu tikrai myli berniukus, va, toks dalykas ir jie ten pradeda keisti savo tas lytis. Nu, čia yra kosmosas čia. Amerikoje čia jau kitą lygį yra pasiekti. Tu nori tokį lygį pasiekti? Ne, ten jau yra, ten jau max, ten net iš vis ten iki mokyklinio amžiaus vaikam, man atrodo, net lytis keičia vos, kur ten jau čia, nebe pakeičiami būna pokyčiai padaryti. Ne, ten jau next lygis, ten jau labai blogai. Bet tai čia gal reikia paminėti, kad žmonės žinau tas ekstrem. Čia kaip, žinai, apie pump and dumpą, žinai, nieks nežino apie pump, jeigu, žinai, nepaviešintų pump and dumpų, sukūrė koiną. Davai, šokam, nieko blogo nėra. Bet, žinai, kai tu pradedi viešinti ir labiau žmonės žino tas dalykus, tada jie galvoja, blemba, ir taip gali nutikti, gal mums nereikėtų, tai ir pasižiūrėjus į Amerikos tokį, gal nereikėtų mums taip ir atsitikti tokioje situacijoje, nes, nežinau, čia gyvenimo žmogui jau suvarai, žinai, jo, visiškai. Čia yra žiauru. Tai... Ir yra atveju, man atrodo, mačiau buvo, kur, po to ten, kai berniuką padaro mergaitę ir po to sako, ne, aš kaip ir berniukas po to jaučiuosi, kur jį buvo įtikinę ir po to jis jau, nežinau, pradeda pasaulį matyti ir mato, kad, blemo, čia biški man prigydė per daug. Jo, ir čia, man atrodo, problema, kad tie žmonės, ką mes minim, yra garsus labai. O tie žmonės, kurie yra tylus, nepritarė ir taip toliau, bet jie, nesireiškia per daug. Ir tame, manau, irgi yra truputį problema, kad jie neranda kažkokios tai, ne tai, kad priešpriešos, bet, tokių klausimų. Ta prasme, kad čia jau truputį jau peržengiamos ribos ir per daug mes esam tokie kartais, man atrodo, čia viskas okei, čia nurims, tipo, tai neliečia manęs ir aš kažkokių nedarysiu. Kaip anksčiau būdavo ten, kai aišku, anksčiau tai būdavo dar viskas į kitą pusę, tada visi būdavo morozai ir vaikščiodavo mieste ir ten negalėdavo į nieką pasižiūrėti, nesakydavo tai arba cigarus man ir, ta prasme. Arba tu buvai tokie kaip mes visi, arba, tipo, kaip tik tuos mažus slopindavo. O dabar kaip tik tie maži
jie tokį daugiau balso leidžia negu tie dauguma, nes dauguma dabar jau tokie visi chill, ramiai. Ir bijai žaisti. Jo, ir bijai žaisti, dabar jau atrodo, dabar dėl to kancelinimo kalbam. Kas čia per nesąmonę, aš tiesiog pasakiau, ne aš čia bandau kažką įžeisti, pasakau, kaip aš galvoju. Ir visi turi savo nuomonę dabar. Cancelint, tipo, ką čia cancelint? Jo, bet cancelint tik tuos, kurie tą tipo mažumą jau kaip ir engia, ne? Nu, kažką prieš juos pasako, jeigu jie kažką, ta prasme, būdami ten ta mažuma, tai tada jau tu nieko negali pasakyti, nes jau čia jų nuomonė kažkaip, man atrodo, tokie dvigubi standartai jau susidaro. Tai aš manau, mes, nu, šitoj vietoj norim apie tai pasisakyti tiesiog. No. Mes nesam kažkas čia labai jau anti prieš kažką, bet, nu, nežinau, visi turi savo nuomonę. Kaip kas mano ir viskas, o čia dabar imti ir, kad tau kažkam nepatiko tavo nuomonė, imti ir gesinti kitus žmonės. Jo, ne visada. Ir kas tu esi per vienas, kad tu pasakytum, kad jo yra nuomonė teisi. Jis gal tiesiog kažkokį kitokį požiūrį, žinai. Aišku, gal kai kurie žmonės tikrai jau labai ten tokie piktybiniai, aišku, kaip tu atskirsi, ar jis yra piktybinis. Bet vis tiek gal kai kurių nuomonės jau ten labai, žinai, jau ten naikint visus, ten ir tokius ir anokius naikini, ten prieš kažką pasakėjai naikini ir viskas iš karto nugesintas. Gal kai kurios reikia biški ten, ar edukuoti, ar biški jos gal prislapinti, gal kažkaip, nežinau, policija ten, nežinau, uždaro parūkelį, žinai, kad apmastyti gal kažką, žinai. Bet ir galėtum sakyti tada jau tokį kaip ir rodo tokį, kad arba tu biški primažini, arba tu sėsi, žinai. Nu ir sunku pasakyti, yra, nori laisvę visi žodžio turėti, bet ir nenori žmonės išgirsti to, ko nesutinka jos su tuo, žinai, ten kažką ekstremalaus ir nenori išgirsti. Jo, arba nesutinka su bendra visuomenės, kur, nu, ne visada ta didžioji dalis visuomenės būna teisi, kur, nu, tikrai būna ir tų išskirtinių atvejų. Ir tada, jo, tu išsišoki prieš visus, nu, ir tave nukancelina, nes ką tu padarysi vienas žmogeliukas prieš tą didelę minę. Bet mes turim ir labai blogų pavyzdžių, man atrodo, pavyzdžiui, Europoje, kur ten bijojom ir dabar, pavyzdžiui, kai kurios Europos šalis, tos mažumos, tampa jau tos, nežinau, didžioji dalis, kurios užsakinėja muziką. Pavyzdžiui, kai kuriuose gatvėse nebegalima ramiai išeiti ir taip toliau. Didelė problema atsirado tai, kad tinkamu metu neatsirado tai, kas sustabdys ir, nu, pasakys, ne jau, jūs čia raminkitės arba važiuokit į savo šalį, ta prasme, arba čia, kaip tu sakai, uždarysiu porą parų, nes tu čia būk ramiau, o dabar gavosi taip, kad viskas išaugo taip, kad tie jau žmonės, kurie buvo, nu, sakykime, aš ten sakau, vokiečiai, sakykime, ar kas, buvo didžioji dalis, buvo viskas gerai, dabar tapo didžiulė problema ir jie nebežino jau kaip tą padaryti dalyką, sustabdyti, nes, nu, jau tiesiog tai tokį mastą pasiekė, kad jau paprastas žmogus ar ten labai sunku. Apie migrantus čia kalba, apie migrantus. Geras kurie čia iš, jo, čia biškai gal kad geras, paprašiau apie migrantus tie, kurie čia privažiavė iš Afrikos. Ir mes nesam rasistai. Nebūtinai iš Afrikos. Nu, nebūtinai iš Afrikos, bet vis tiek dauguma ten yra iš Afrikos privažiavusi. Nu jo, bet kaip čia, trečios šalis vadinasi. Trečio pasaulio. Bet negražu ant jų, gerai. Tiesiog gal tokie mažiau turintys, ne? O kaip būtų tolerantiškai pavadinti? Tu iš Afrikos šalių ten privažiavai. Bet tu čia iš Azijos, pavyzdžiui. Ir iš Azijos, bet kurie labiau... Nurašyta. Ne, bet gerai, bet kurie čia didžiausias tas problemas kūrė? Musulmonai? Nu, iš kurie ten dauguma yra atvykusi? Nu, nepasakyčiau, kad iš Afrikos. Nu gerai, biški ir iš Azijos yra, gal. Iš rytų. Iš rytų yra ir iš rytų. Yra, bet... Ne iš Europos, gal taip reikėtų pasakyti. Nu, ne iš Europos. Jo, dauguma, nes prie mūsų kultūros jie nepritampa ir jie daro paskui savo čia. O mum ir netinka tas, bet visi bijo kažką pasakyti, nes jeigu pasakysi, tai tu, tai kaip čia lygybė, kad tipo jie pabėgo nuo karo, dar kažką čia. Negalima ant jų taip sakyti, jie žmonės kaip ir mes. Jie žmonės kaip ir mes, bet jų požiūris visiškai kitoks. Ir jie arba turi prisitaikyti prie mūsų kultūros, bet jeigu neprisitaiko, nu tada važiuokit atgal, kur jūs pritapsit. Gyvendami mūsų teritorijoje ir, pavyzdžiui, mūsų šalyje. Nu, čia reikia pabrėžti tą dalyką. Kad mes nesiveržiam ir, kaip tu sakai, nebrukam, nu, sakykim, privalomai, kad va, čia jūs dabar tikėkit ar ten dar kažką. Nedarom kryžiaus žygių, bet mes toj sferoj, toj šaly, kur gyvenam, norim turėti savo tvarką ir nenorim, kad kažką pažeidinėtų per daug. Mūsų kieme, mūsų taisyklės ir jų reikėtų tiesiog laikytis viskas. Tai namus dabar kažkas ateitų čia kažkoks nepažįstamas ir iš jo ant stalo užsiliptų dar kažką, bet sakytų, ne, pas mane namuose mes ant stalo neužsilipam, batus nusimam ir iš jo vis tiek daryti savo, bet tai čia
ar čia gražu, iš jo pusės nėra gražu. Ir tau, kaip tu jautis, tu namuose ir tu neturi jokio balso. Nu tai kaip čia, nu čia nesąmonė yra. Ir tu dabar, nes bus aplinkai tavo draugai ir tu bijai pasakyti dėl to, nes draugus įžeisi, tipo, kad, oi čia kažką pasakyk kitam žmogui blogo. Nu bet, nežinau, turi būti kažkoks vis tiek, turi žmonėms vis tiek pasisakyti kartais, kad ir kai kuriems žmonėms gal nepatiks, bet reikia išgirsti tą gal teisybę ar kitų žmonių tą nuomonę. Bet irgi negali sakyti, kad tai teisybė, žinai. Nu, Gal jo, kažkas irgi bet nepritarė. Bet aš sakau teisybė iš tavo pusės, kaip tu matai tą teisybę, žinai. Nu, pavyzdžiui, mano namuose pas mane būtų teisybė, kad, nu, čia taip turėtų nusimti visą laiką tos batus ir čia man yra, nu, teisus, priimtinas variantas, žinai. Ir jeigu kažkas nenusėja, man čia ne. Ir nebandyti tik, žinai, kad irgi ten, kaip tu sakai apie tos draugus. Jeigu tu taip mastai, tai nebūtinai, kad tie draugai yra teisūs, gal tu esi teisus. Nu. Tai va čia irgi, žinai, tas svarbu atkreipti tą, nu, bet tiesiog jau į pliusus įėjus kažkaip jau mums jau yra tas toksai veiksmas, nu, toksai vaizdas, kad mes jau link tos pusės judam kažkaip, ne, link tos tų šalių. Kaip supras, ar reversinam jau tipo prieš tuos šalis? Aš manau, kad judam link to nevaldomos tos. Nu, labai nevaldom, tokia Vokietija, ten kokia Švedija, ten buvo vienas saugiausių šalių, dabar ten, kiek suprantu, ten Švedija kokiam, nežinau, Malmo ar Stokholme, ten didesniuose miestuose pavaišys, ten sako labai neramu. Arba kad ir ten Vokietijoje didesniuose miestuose. Ten, pavyzdžiui, turiu pažįstamą iš Vokietijos ir jis ten sako, jo dukra negali išeiti ten vakarė dabar jau. Tipo bijo išeiti, nes nėra ramu. Ir jinai dabar sakė, jo dukra nori balsuoti už tą AfD. Nu, ten tipo tos dešiniuosius, ten tos, norėjo už juos balsuoti. Dėl to nesako, antiek yra nesaugus su tais emigrantais. Ir jie šiaip vokiečiai, tai kaip apie istoriją, jie labai nenori prisiminti senų laikų ten nacijai, tai jie labai nenori tos kraštutinumus jau eiti. Bet antiek žmonėm jau ten paprastiem yra nemalonu gyventi su jais, kad jau neturi eiti prie to. Nu jo, bet čia, žinai, dabar jau pas juos, nu, problema kaip tą, nu, nežinau. Kaip, aš neįsivaizduoju, kaip tą dalyką padaryti. Nu, ten jau yra ir sukurtos šeimos, ir vaikai gimė ir taip toliau. Pas mus dar jie, nu, neužsibūna, jeigu taip, žinai. Bet gal jie patys to nenori. Pakankai mažuma, bet daugėja, labai sparkliai. Ženkliai daugėja. Viskas prasidėjo realiai nuo kilnaus tikslo. Žinok, šiaip išėjote žodį. Neišsprūdo tinkamai. Taip, pabaig, ką norėjai sakyti. Ne, tai kad tiesiog pas mus dar jų nėra tiek daug. Ir dar, bet tiek, kai dabar sparčiai tai auga tas skaičius, tai ir, žinai, gali būti, kad ims ir koks įvykis ten, nežinau, prie kabiaus, prie merginos kažkoks, ar iš prie vartaus. Ir bus, man atrodo, čia kertinis mūsų valstybės požiūris, jeigu kai toks momentas atsitiks ir jis tikrai kažkada atsitiks, ar ten nužudys žmogų kažkokį, tikrai atsitiks, nes jų daugėja. Nu ir vis laik, kad ir jie gal visi geri, bet vis laik 1-2 gali būti blogas ir kuo didesnis skaičius procentaliai ir turi atsirastas ir kažkoks blogas. Tai aš manau, kai atsitiks ir bus kertinis mūsų, kaip mes susitvarkysim šitą situaciją. Ir turi būti tokia tvirta ranka, kad iš karto pasakom, ne, šito mes nepriimam ir nežinau, tą žmogų deportuoja, uždaro, nu tipo jau turi viskas. Nes tu praleidi vieną, tada tokia bus žalia šviesa, neoficialiai bus kitiem, kad čia nebuvo kažkas blogo, tai galim gal ir šitaip mes daryti. Nu, bet čia kaip ir sakei, reikia, kad kažkas ateitų ir priimtų tvirtą sprendimą. Pas mus kažkaip, nežinau, nėra dar tokių, kurie... Bijo ir ta visuomenės nuomonė turbūt daug įtakos daro, kur, nu, nėra gal, sakykime, tų tokių ir stiprių politikų ir tie, kurie priima sprendimus, kad tokiai padedam taško ir čia viskas su tais pačiais vokiečiais ar skandinavais, jie turbūt irgi viskas prasidėjo nuo kilnios idėjos, kad mes priimsim tuos žmonės, kurie turi sunkumų savo šalyje, priklausim ten, padėsim įsikurti ir viskas, dar dalis, ar gal didžioji, nežinau, ar bent jau 5 procentų atvyko į tą svetimą kiemą ir prisėmė tas taisyklės, bet atsirado tikrai tokių, kurie, nu, nežaidė pagal tas nustatytas taisyklės ir turbūt tie, kas priėmė sprendimus, gal ir nepagalvojo, kad gal didelis toks procentas bus, kurie nenori žaisti pagal tos vietovės gal taisyklės ir dabar turim tą tokią problemą, kad gal jau jų tiek per daug jau pasidarė, kad jau sunku kažkaip tvarkytis ir nu vėl irgi turim tokį metą, kai reikia, kad kažkas priimtų tą tokį svarbų sprendimą, kad, nu, viskas užteks, čia jau riba nubrėžta. Aš pasakyčiau, be like Poland.
Tai man patiko tas jo mačiau jo kalbą, tai man labai. Tarzinskis tas ar koks ten? Nu, prigavai, nežinau. Ne premjeras ten jau, man atrodo. Bet Europos tam. Pastoviai tas, kur reiškiasi. Jo, jis ten neblagų tokių, žinai, turi jis tokių. Bet dabar šiai dienai, aš kaip suprantu, Lietuvoje tai net nėra kas priiminėja sprendimus, nes turim cancelintų porą tokių žmogeliukų, ne? Ne? Nu jo, kas buvo premjeru, ne? Tai nušalinogi jo, Paluckas jau. Ne, bet Paluckas tai ne kancleris, tiesiog Nukancelino, savo laisvės darė. Nu, tai padarė. Bet tai vis tiek cancelino. Jį iš valdžios, nu. Ne, bet čia ne. O tai kas tau yra cancelinimas? Nu. Tai cancelimas, kai tu kažką ar pasisakai, kur netitinka kažkokio alio standarto. Nebūtinai jis padarė kažką, kas netitiko standartų. Ir jį išmetė iš visuomenės. Spaudimo buvo iš visuomenės. Ir labai geras spaudimas. Ar jis pats išėjo? Nu, okei, jis pats gal išėjo. Bet tai taip, ne, nu, bet tai vėl cancelimas, jeigu taip tipo, kad cancelimas, kad ir pats išeini vis tiek, nes gavai spaudimo, nes tipo žmonėm nepatiko. Bet ten visiškai tai, jis ten savo, per tas Europos lėšas naudoja, ten savo įmonėm, ten taip, brolio, sesės, nu tokio, svarkė suko. Nu, bet čia nėra pateisinama, čia tikrai nėra kancelimas, jis tiesiog darė, ko negali daryti. Nu, čia, tu naudojasi savo poziciją. Tu esi, tas premjeras ir tu naudojasi savo poziciją, nes tu gali prieiti prie tų pinigų. Tai čia, man tai čia nėra kancelimas, tu tiesiog labai negražiai. Tu esi išlaikomas iš mūsų mokesčių mokėtojų, ir tu dar papildomai mūsų pinigus kažkur leidai, kur neturėtum leisti. Nu jo, tai čia toksai jau visiškai, nelegalus dalykas. Ne. Mes tavį išlaikom ir dar tu papildomai mums neplėšy. Bet svarbus momentas, jis pats būtų neatsistatydinęs, jeigu jo jų nebūtų bandę cancelinti, nes matėt, ką ten sakė, kad jie net nesijaučia ten kažkaip teisingai ir nesijaučia kalti kažką tokio, tai čia turėjo būti to visuomenės sprendimo, nes, jiem, ne tai, kad atrodo, kad čia visai normalu, bet, visai moralų sprendimai buvo priimami už uždarų durų. Bet aš manau, čia reikėtų nesumaišyti, nes čia nevadinu, kad čia yra kancelimas. Čia tiesiog žmogus naudojasi savo poziciją, savo aukštą poziciją, pasidaryti pinigų papildomai, o kancelimas būtų, kad tiesiog tavo nuomonė su kažko nesutinka, bet čia ne nuomonė ar kažkoks tavo požiūris. Čia tiesiog tu naudoji savo poziciją pasidaryti pinigų. Gerai, įvardink tada, kokia priežastis to buvo, kad jis atsistatydino. Nes jis atsistatydino, nes tiesiog visuomenė sunerimo ir pradėjo tą spaudimą kelti. Kaip tu pavadintum šitą reiškinį tada? Jo sąžinė pabudo ir jis pamanė, kad aš negerai pasielgiau, ar kas čia? Ne, jis gavo daug spaudimo, bet ir jis labai buvo... Bet čia, nes jis naudojasi savo poziciją, jis nebuvo kažkokiu čia pasisakęs, ar ne, kažkas su juo nesutiko. Ne, jis tiesiog savo poziciją naudojasi, kad mūsų pinigus išleistų savo reikmėm. Tarkim, ne tiesiai, bet ten per aplinkui. Ar daryti savo kažkokius pinigus per vieną ar pro kitą pusę. Bet čia nėra pateisinama, tu kas čia, dabar tas jau normalus dalykas, čia nėra, tavo yra darbas, tu turi Lietuvai padėti, priimti gerus sprendimus, o ne priimti sprendimus, kad savo padėti. Ne, tu esi žmonėm dirbi, o ne savo dirbi ten. Jeigu tu nori savo dirbti, tai išeik iš to premjero ir kurk to savo verslus ir viskas gerai, bet ne šitaip. Bet man tai liūdniausia yra, kad tos išviešinamos vieno ir kito ir taip toliau ir panašiai, bet visi atrodo man, panašus arba lygus šitoj sferai. Nėra, kad kažkas išsiskirtų gerais darbais ar dar kažko. Atrodo, kad visi malasi toj pačioj mišrainiai, visi ten kažką... Politikus. Jo, malasi toj pačioj mišrainiai, kažkas kažką daro, kažkas ten protingiau padaro, jų nepačiūchina, kažkas ten kvailiau, kažką užmato, ten didelis skandalas ir vėl tas ratas sukasi. Bet, pavyzdžiui, aš esu girdėjęs, bet dabar netikrinau šitos informacijos, bet man atrodo, gali būti tiesa, kad Estijoje politikai negauna apskritai jokios algos. Jie turi darbus ir tiesiog valdo šaliai negaudami jokio atlygio. Tai yra žmonės, kurie, gali savo tą leisti, kažkokių įmonių akcininkai, gerai gyvenantis ir taip toliau. Tai man tas, kai aš išgirdau, tai labai patiko tas, bet čia, aišku, reikėtų apskritai viską keisti, nes dabar pas mus, iš principo tie patys žmonės. Vyksta rinkimai, pasikeičia švytuokliai ir vėl tie patys žmonės persėda iš vienų kėdžių į kitas, ar nežinau, tose pačiose lieka, tik tai balso teisės nebeturi, bet... Pakeičia partijas. Ir visas sukasi tam pačiam rate, tai čia
atskirą žmogų taip, dabar čia blogai, atsiras kitas žmogus, vėl kitas skandalas ir tas, nežinau, kiek metų sukasi tas pats per tą patį ir tas, tiesiog labai demotyvuoja, nueini į tuos rinkimus ir žiūri į tą lapą ir aš, nežinau, tiesiog kažką pasidomi gerai, ten atrodo tuo momentu vienas žmogeliukas geriau atrodo, ten neturintis kažkokių skandalų, bet praeina porą metų vėl ten jisai įklimsta, sakykim, tada kita ir tas toksai, nežinau, labai, labai demotyvuoja tas visas Lietuvos tas toksai mūsų, nežinau, žiūrėjimas pro pirštus į tą visą tą dalyką. Į tą visą politiką, nes tu visą laiką kažkas ten pasisako, vieną kitą padarys, išrenki ir visą laiką to pati ten, tas pats visą laiką, tas pats vyksta, nežinau, nėra kažkokių pokyčių. Jo, ir per rinkimus visi, mes čia gražus, mes čia padarysim, o visą laiką reklama. Nežinau, bet būtų įdomu palyginti su kitom šalim, ar kitose šalyse, pavyzdžiui, yra kitaip, bet aš tai Lenkijos pavyzdį, man tai patinka, kaip jie tvarkosi visą tą dalyką ir kokią jie turi tvirtą, sakykime, nuomonę. Ir tai tokia didelė šalis, iš vienos pusės pasižiūrėjus atrodytų sudėtinga, galbūt būtų suvaldyti tiek žmonių ir taip toliau, bet man atrodo iš šalies bent jau, kad jie yra labai vieningi ir mano nuomonė juda gera linkme. Čia buvau praminęs juos Europos Kinija, nes irgi savo infrastruktūrą labai stipriai ir dabar su karyba labai stipriai užsiema. Tai manau, mes tikrai galėtume imti tą pavyzdį. Aišku, čia taip greitai niekas nenutiks, bet tikrai, man atrodo, geras pavyzdys Europai. Bet žinai, nežinau, čia yra labai jau, kad Lenkija, kad jau ten tipo, wow, kažkoks. Nežinau, mes tokį paviršutinišką žinom apie juos. Paviršutiniškai, kad jie ten prieš emigrantus yra, ten jie turi savo balsą tvirtą, bet aišku, reikia atsiminti, kad mes į paviršutiniškai nesam gyventojai ir gal ten ir tie mokesčiai didžiuliai, gerai, gal ten mokesčiai dar kažkokie N dalykų, kažkokių socialinių gal yra ir gal ten blogai mokyklose, ten ir ligoniai laukia pusę metų, kol tai priims ir gal yra N problemų, tik mes labai nežinom, žinom ten žmonės keli, kur ten pasisako labai garsiai apie juos. Ir kitas dalykas yra, kad jų yra didžiulė šalis ir kai mes esam maži, tai ką ES ten pasakė, tai mes tą ir darysim. O jie didžiulė šalis, 40 milijonų, biudžetas didelis, emigrantų jie ten neprisileidžia, jie ten turi susimokėti baudą, jiems jokio skirtumo, iš to biudžeto susimokės tą baudą, kad ten jie mokėdavo, kad ten tų emigrantų neprisileidžia, viskas okei. Ar mes ten mokėsim ten, nežinau, 40 milijonų ar kiek ten, neatsimenu, į mėnesį, kiek ten reikia mokėti tą baudą, kad ten tipo tų emigrantų neįsileidė į šalį, tai ar mes tą darysim? Tikrai nemokėtume savo to biudžeto, nes pas mus biudžeto tokia nėra. Nežinau, čia galima lygiuotis į ją, bet reikia išnagrinėti pirmai labai ir reikia visą laiką atsiminti, kad kiekis jų ženkliai didesnis ir biudžetai yra ženkliai kitokie. Negalime ir infrastruktūrą tiek visko įdėti tų pinigų. Turbūt dėl dydžio skirtumo su skirtingom problemom susiduria. Čia gal irgi iš vienos pusės pas kaimyno pieva gražesnė, bet tam tikrais jo pointais, kur gal mums trūksta to, ką pavyzdžiui jie turi, tvirtas žodis, ten nežinau, infrastruktūra ir kiti dalykai. Jų atžvilgių gal jie irgi tam tikrais dalykais mums pavydi, kai ten pas mus ten BVP, man atrodo, ir ten ekonomikos augimas, kur mes ten skyrocketinam vos ne Europoje, kur irgi kai ko gal ir jie gali iš mūsų pasimokyti, bet čia vėl grįžtam prie to, kad jo pas kaimyną vis tiek kažką galim surasti tokio, ko mes pas save neturim. Tai iš to taip ryškiai ir atrodo turbūt. Taip, iš toli visą laiką, kaip ir sakai, dėl tavęs vėjos. Iš toli, kai žiūri, tu viskas gražiai atrodo, žinai, bet kai tu tą vėją žiūri už 20 metrų, žalia, viskas gražiai. Nueini biškį arčiau ir gal vis pabiškį matai, kad gal ten, nežinau, netolygi žemė, dar ten, nežinau, ten kupstų yra, ir ten. Kaip atrodo Lietuvo žalė. Iš šono gal ir kai kuriem atrodo, čia mažai emigrantų, ar žinai, kai būna žmonės atvažiuoja per atostogas ką nors. Ir, oi, čia kaip gera šalis, kaip čia norėčiau gyventi. Į bet kokią šalį daugumą, kur nuvažiuoja, oi, čia kaip norėčiau Ispanijoje gyventi, Italijoje, žinai. Ir ten pasiklausai, kokių italai ten pastoja nepatenkinti, ten italai, Portugalija, ten nežinau, per 20 metų ten GDP ten gal 2% padidėjo. Ten realiai vietoj stagnacija visiškai yra, o mums ten nuvažiuoja, wow, kaip smagu, geras oras, taip toliau. Bet kol tu ten nepagyveni ar daugiau nepasidomi, tai čia toks, nežinau, paviršutiniškas mūsų požiūris į tą visą. Kai visą laiką lietuviam reikia daugiau pozityvo. Tai. Trūksta saulės, bet vis tiek, reikia kažkaip tą vitaminą D gal išgert, kokį tai vaistą. Papildomai. Papildą kokį iššaut,
kad daugiau to pozityvo ir Tabletytę kokią. mūsų Apie vadovą kokias tabletės kalbi? Vitamino D. šnypšiančias, kur reikia įmesti į vandenį. Na jo, okei. Čia blogas moderatorius, aš visiškai esu, bet aš ir tikėjausi, kad tai bus, kad tiesiog va kalbėsim ir viskas. Nes čia realiai vieną tik klausimą uždavau, čia praėjau, va šitai. Tai tu didžiuojasi dabar mumis? Kaip išrutuliuojam šitą visą. Ko čia klausimą? Ko aš turiu didžiuotis? Na tai tau patinka diskutuoti? Ne, bet gera, jo, man labai gera diskusija yra, bet čia tiesiog, kad... Ar tu tiesiog norėjai, kad būtų klausimų atsakymų vakaras, kad Ne, tu ne, ne, būtum ne, ne, ne. toksai Viskas kitokie labai- pasikalbėjimai? Labai viskas gerai, bet gal tiesiog ir reikėjo man gal iš karto ir pasakyti, kad čia bus daugiau gal diskusija, negu čia tu mano klausimą. Gal tas klausimas tiesiog užvest ant kelio mumis ir paskui jau ten kaip nueinam, taip nueinam. Čia tiesiog labiau būna mūsų diskusija, negu ten klausimėlis kažkoks ten, kaip tu ten, ta ir labai prie vieno topiko. Mes Gal tiesiog... taip ir geriau Plačiau, yra. jo, mes plačiai. Natūraliau taip gaunasi, jo. Nu gerai, liks ten tų klausimų kitam kartui, liksiu dabar, va taip, va, vedžiojam ir... Ar bus antras podcastas? Ai, geras klausimas. Po pirmo manau ten pasisakymų. Cancelinti. Pažiūrėsim, ant kiek čia cancelins mus. No. Jeigu Kas susilauksim cancelins? daug Kas? spaudimo, tai tikrai bus Koks antras. patiktukų ir nepatiktukų reišio. Dabar YouTube'ai negalima, nerodo, kiek Ai, ne? dislaikų jo. Tegul, daugiau dislaikų uždėkit. Ir Ramonės heito gali dėti iš karto. Manęs negali. Apsiverksit. Jautrus. Visi jautrus žmonės. Gerai tada. O, antras dalykas. Apie dronus, apie Lietuvos gynybą. Kai tu ten užsiminėjai apie tą. Ir dabar čia dėl to drono buvo labai tas tokia diskusija. Kaip čia tas dronas įsiveržė pas mumis, nusileido ten į Gaižiūnų poligoną. Ten po kelių dienų tik tais pasakė, kad ir sprogmenis buvo, nu labai ištistas, labai ilgas pasidarė tas visas procesas ir žmonės labai atrodė, liko nusivylę visų to mūsų oro gynybą, kokį mūsų pasiruošimų tam karui. Nežinau, jūs pirmą pasisakykit gal, jūs tai gal noriu. Tai juokinga ir liūdna ir toksai baisu gal vienu metu, nes pačioj pradžioj, kai tik tai prasidėjo visos kalbos, sakė, mes jau Baltarusijoje matėm tą droną ir jau jį stebėjom, kaip ten jisai skrido ir taip toliau. Paskui sekančią dieną atsikėlus, sako, gal jokio drono net ir nebuvo. Tai va tas momentas buvo, kad mes visiškai esam, keleiviai šitoj situacijai, mes apskritai nieko negalim valdyti, nesugebam ne tik, kad nenumušti ar ten kažkokiu veiksmu imtis, žeminti ar taip toliau, bet mes net negalim matyti jo oro erdvėj. Tai čia sudėtingas dalykas, nėra paprasta, bet aš galvoju, kad bent jau ten, kur skrido, tokiuose, sakyčiau, prioritetinėse objektuose, ten, kur šalies svarbus asmenys yra ar dar kažkas, tai turėtų būti bent jau minimali apsauga nuo tokių. Tuo labiau, kad kiek sakė, kad labai mažam aukštį skrido, tai tas irgi labai yra. Ir jis galėjo daryti bet ką, jis galėjo rinkti informaciją, jis galėjo ten, sakykime, kažkokius sprogmenis gabenti ar dar kažką. Tai visišką mūsų tokį bejėgiškumą apnuogino ir ten tos kalbos, kad skrido ar baltas ar juodas ir rado kitos spalvos, tai irgi man, nežinau, kyla tokių abejonių, ar ten iš tikrųjų buvo tas, ar ten buvo tik tiesiog atrado, galbūt jisai ten kažkur į vandenį, sakykime, nusileido ir ten, nežinau, arba ten jis nusileido tik tai į tam tikrą vietą, kur ten jį rado kažkas galbūt, kas turėjo rasti. Tai čia, man atrodo, yra daug dar neatsakytų klausimų ir kas čia viešumoje, tai aš drįstu abejoti iš tikrųjų, ar čia yra tos viskas čia taip kaip ant balto popieriaus surašyta teisingai, o čia galbūt kažkas nori tik tai pasirodyti, kad čia tuo labiau nusileido poligonė. Koks šansas, kad Lietuvoje skrisdamas nusileis poligonė ir kitas, jeigu taip ir atsitiko, tai poligonas irgi strateginis objektas, ten nieko nėra, tai sakau, baisu, juokinga ir liūdna tuo pačiu metu. Donatai. Pritarsiu, neturiu gal tiek daug, nežinau, žinių, backgroundo šitą temą, tik tai, mačiau irgi ten komentarus, man atrodo, irgi iš kariuomenės, kad, ten ne karo metu jie ten, tas visas sistemas gal į šoną pasidėjo ir neatstebi taip stipriai, kaip iš tikrųjų galėtų, bet, nežinau, tokie, sakyčiau, pasisakymai ir gal net savotiški atmazai, ypač tokiu metu, kokį turim šių dienų aktualijom, tai skamba, tikrai juokingai, liūdnai ir dar to pačiu baisiai, nes,
vėl pavyzdys, man atrodo, tų pačių irgi estų mačiau, kur jie irgi, pavyzdžiui, ruošiasi tam tikrus objektus, ten bunkerius, ten, man atrodo, darosi, nu, tipo vietas, jeigu jau tikrai ekstra atvejis, kad turėtų slėptuvės tie patys, nežinau, gal ir Lenkai net, man atrodo, ties pasienio jau ten, nežinau, apkasus darosi, dar kažką, kur, nu, okei, realių kažkokių veiksmų imasi, kai mes tiesiog, nežinau, ten dėjasi dėl, nežinau, ten rezervo, dėl šauktinių skaičiaus ir tų 5 procentų biudžeto, kur, nu, šitie dalykai jau seniausiai gal turėtų būti nuspręsti ir reikėtų imtis ties tokiom, nežinau, realesnėm ir svarbesnėm problemom. Tai čia, nu, nežinau, liūdni dalykai iš tikrųjų darosi, kur mes tikrai galėtume šitoj vietoj būti labiau pasikausti ir netaip paplaidžiai gal žiūrėti į šitą situaciją. Estai naikina infrastruktūrą, man atrodo, tiltus ten kažkaip ardo ar dar kažką. Nu tai gal jo kažkokius... Mes irgi, man atrodo, turim ne vieną tiltą, bet negirdėjau, kad būtų kažkas panašaus. Nežinau, nesakau, kad galbūt taip reiktų daryti, bet tam tikros saugumo priemonės po tokių... Bent jau pasienį, vat, nu labai geras sprendimas būtų pasiruošti, nu jeigu sugalvotų kažkas invadint, kad, nu, okei. Nu, bet tai dėl, nu, gerai, pasakysiu dėl tų tiltų. Ne, tai čia nereikia jų naikinti, gal jie yra pakankamai svarbus dabar. Tai aš manau, jeigu būtų karas ir jie žinotų vis tiek kažkiek laiko ten bus žvalgyba, kad jau žinos, kad karas. Tai jie tiesiog ims ir susprogdins tos tiltus, ten greitai, tiesiog viskas tas procesas, ten nebus kažkokia tragedija, čia greitai. Nes ką dabar ardyti, jeigu jie gal yra naudojami svarbiai. Ir kitas dalykas dėl to drono, tai man čia visiškai nenuostabu. Nu čia, ko jūs tikėjotės, kad tas dronas dabar įskris ir mes jį numušim? Pirmas dalykas, mes neturim tiek oro sistemos, kad tikrai visą pasienį savo galėtume apsaugoti, kad visa Lietuva būtų apsaugota. Ir kitas dalykas, tarkim, kad ir turėtume, dabar mes jeigu šautume tą vieną kokią raketą, aš nežinau, bet manau, ta raketa kažkur kokį 100 000, kur ten kokią Iron Dome, ten kur Izraelis naudoja. Ten kokia jo kaina gal 100 000, o to drono kaina 5 000. Tai mūsų biudžetai čia net tokiu metu mums būtų durna šaut, pirmas dalykas. Ir antras dalykas, jeigu ir nušautume, nu ką mes tą parodysim? Nu, kad tipo nušovėm, kad mes čia stiprus. Gal ir geras dalykas, bet ar mes turim, kad visą tą aeriją dengtume? Gal jis ir specialiai ir buvo, jis žiūrėjo, kur yra silpnos vietos, kur galima ten apskraidyti, kad va, kur ten nėra pasiekiama, kur nėra apsaugojama. Ir kitas dalykas, čia kai nusileido tam Gaižiūnų poligonę, nu tai čia buvo tiesiog pažvengimas iš mūsų, tiesiog pažeminimas, kad tipo, va, skrendam kur norim, nusileidom į jūsų vieną pagrindinių ten poligonų mūsų Lietuvos kariuomenės. Nu čia tiesiog, va, pažvengia iš mūsų, kad tipo, va, ką norim, tą ir darom, nusileido ten ir ką jūs mum. Nu tai čia ir gali būti, žinai, bet aš manau, kad niekas nešneka apie tą numušimą ar dar kažką. Aš manau, kad bent jau matyti ir kad praskrenda, bet kodėl kitą dieną savo, gal jo net ir nebuvo. Žmonės sužinojo iš to, kad vieni kiti pradėjo filmuoti ir kelt. Nieks nebuvo jokio perspėjimo ar dar kažko, nebuvo imtasi ten kažkokių veiksmų ar dar kažko. Tai man atrodo, kad čia, nu, labai blogas dalykas. Aš manau, kad tikrai buvo matęs, ypač jeigu jis per Vilnių skrido. Nu, tikrai turi būti sistemų, kurios... Tai tiesiog va pamatai ir viskas, bet sistemos. Tai kaip tu kitą dieną gali atsikelti ir sakyti, gal nebuvo jokio drono. Tai jeigu tu jį matėjai, pavyzdžiui, jis užfiksuotas, tai tada taip tu negali sakyti. Bet tai buvo tokia žinutė iš transliuoto. Nežinau, bet aš nežinau, aš tiksliai ten visko nežinau, bet jeigu buvo sakė, kad net ir Baltarusijai matė, nu, aš nežinau, bet aš manau, kad jie viską matė, tik problema yra, nu, kad ir dabar aš ir matyčiau, dabar lėktuvas skrenda. Nu ir aš negaliu, va, jo nušauti, aš nieko negalėčiau jam padaryti. Nu tai va, kai tas dronas ir ten mes neturim ten tų oro sistemų tose vietose ir mes ir galim matyti tą droną ir mes žiūrėsim tą droną, nu, mes nesam pasiruošę tam. Nu ir ką tu jam padarysi? Bet čia vėl jisai gal, kaip sakė, žemų aukščių skrydo, gal galėjo nebūtinai su tom brangiausiam raketom kažkokį, irgi jo galėjo rasti sprendimą ir kaip tu sakai, jo iš mūsų čia tyčiasi, bet tada irgi kitas dalykas, mes irgi ar neturėjom parodyti irgi, nusiųsti kažkokį žinutę, kad jie negali taip iš tikrųjų lengvai ir lengvabūdiškai elgtis, kur tipo jo kerta tavo oro zoną ir nu tipo daro, ką nori ir kaip tu sakai, nu čia jo savotiškai pažeminimas į vieną pagrindinių karinių objektų, tiesiog va tokį lėktuvėlį nuleido, nu tipo, nežinau, man čia toks tikrai keistas dalykas. Nesakau, kad reikėjo tikrai nušaut, bet jo, nu, kad jį praleido ir nu, jokių sprendimų nebuvo ir kur sako, net patys nežino, buvo, nebuvo dronas, kur žmonės ten, tarkim, turėjo irgi net vos nepranešti, nu,
kažkaip liūdnai atrodo iš tikrųjų. Bet žinai, iš kitos pusės būtų taip gerai, jeigu dabar būtų nušovę, nebūtų biški panika tokia pasidariusi Lietuvoje. O dabar nėra panikos? Ne, viskas kritis. Ramu, Man tai tiesiog ramu. skraido. Bet- Iš bet- Baltarusijos bet- dronai, ne, ramu. Nu gerai, bet dabar tas įskrido, ne, bet jeigu dabar būtų nušovę tą droną. Aš tai manau būtų didesnė panika, kad mes jau čia tipo, čia kariaujam, čia šaudom. Na, aš manau, Aš būtų manau, didesnė panika Bet yra čia nuo negali būt 14 pasiteisinimas. metų, nes atsimenu, kokiais 15 net žmonės tikrai nedidelė gal dalis, bet esu girdėjęs tikrai iš aplinkinių ratų istorijų, kur tiesiog renkasi lagaminus ir skrido, jo kas turi ten antai Ispanijoje, dar kažkur, nu irgi tuo tokiu neramiu metu, jo, tuo metu irgi labai daug panikos buvo, bet, nu, aš manau, kad nuo to laiko dauguma gyveno tokioj, nu, tikrai ten ir pasiruošę tas kuprinės ir viską, kad jeigu prireiks, nu, okei, čia pakuojasi greitai ir dingstu, tai tas toks panikos lygis jo labai jautrus dalykas, bet, nu, vis tiek, daugumai aš spėju, kad jinai tvyro ore vis tiek. Aš nesakyčiau, kad panika, aš manau, kad čia yra labiau tvyro, kad tu žinai, kur gyveni ir tiesiog esi visai pasiruošęs. Nu, tai neturi visai panikuoti, ar tipo, va, mes čia, nežinau, o čia kažkas atitiks, jau tu įpuls. Ne, tiesiog tu visai esi pasiruošęs blogai tai dienai, žinai. Nu, kad ir nežinau, vaikas, kai būdai mažas, laik turėdavai žinoti ant mamos numerį, kad, tipo, jeigu pasiklystum ar ką, visą laiką, kad jau ką paskambinsi, žinai, nu, tu turi visą laiką planą kažkokį B, kad, tipo, jeigu kažkas blogai atsitiks, tu žinai, ką padarysi, nueisi ir sakysi, ten, va, dėdė, paskambink kitokį numerį. Bet čia nebuvo tiesiog, kad vaikai, paniką įvarėjai vaikai, kad, tipo, va, čia turi žinot mano numerį, nes čia dabar atsitiks kažkas tau. Ne, tiesiog tu buvai pasiruošęs, taip ir dabar. Pasiruošę kai kurie ten tas kuprinės. Ir jeigu kažkas atsitiktų, jie gal bus labiau pasiruošę kažkokį sprendimą priimti, gal išvykti iš Lietuvos, ar jie ten vyks kariauti, ten, nu, kaip ten jų pasirinkimas žmonių bus. Bet čia, nežinau, aš, pavyzdžiui, tos tikrai kuprinės neturiu, o kitas turi. Ir aš manau, jis labiau pasiruošęs būtų karui, jeigu karas būtų, jis tikrai galėtų, gal jis jau žino ir vietas, kur ten šeima galėtų, nežinau, nuvežtų ten į kaimą šeimą ar dar kažko, o dabar karas man būtų, va, Kaune, aš va, ar raketos yra, panika, tu ten gali kažkur bandyti išvažiuoti, ten šeima bando kažkur išvažiuoti, bet ką, tu ten viskas bus, visi keliai užkimšti, nu tai ten nieko, dar ten diversantų bus grupės, susprogdins kokią mašiną, pagrindinėse keliuose, ten visi, panika, visi užsidarė mieste, krenta raketos, dronai ir ką tu ten padarysi, ir viskas. Nu jo, labai pozityviai tu čia nutikė. Bet planą gerai turėt. Planą visą laiką turėti, nereikia panikuoti, bet reikia visą laiką turėti planą, kad jeigu kažkas blogai atsitiks. Kai turi planą ir panikos mažiau. Nu taip, Jo. taip, būtent. Kaip visą laiką, žinai, jeigu esi pasiruošęs, kad ir kas ateitų, tu nebūsi pasimetęs, žinai. Kaip ten būna su to kariu, kad geriau, kaip ten būt pasiruošęs karui, negu būsi kažkaip ten, nežinau, sodininkas kažkas. Karių kažkas sodė ten- negu sodininkų. Kencelinam rusų kalbą iškart sakau. Pračekinsiu aparatūrą. Nu, gerai. Padarom breiką ir paskui Time out. dėl aparatūros tada. Šitą reikės paminėti, kad dėl telefono žmogus negali būti. Be telefono gali būti, bet kai skambini, tai negali atsiliepti. Pračekinom aparatūrą, viskas veikia gerai. Net ir patys, gal biški nustebė, ne? Gerai. Kad viskas taip, nu nežinau, dar garsą Be jokių pračekinsim, bet techninių- šiaip tai kol kas be jokių piu, be techninių, jokių... ane? Taip. Bet žinai, kad mes net nepasiklausėm. Sako, Sako, bet mes iš tikrųjų rekordingo to viso nepasiklausėm. Viskas gerai. Nusiramink. Pasileidžiam nieką. Bet tai jeigu nebus tenai rekordingo, nu tai ką, per ragelį tipo gerai. Viskas veikia čia. Kaip viskas čia pavandeniu. gerai. Kaip Alio, pavandeniu. ai, man dar nebūtų. Aš matau, skaičiukai keičiasi, čia viskas gerai. Veikia. Visi viską girdi, tai manau viskas gerai. Ok, gerai, sugrįžtam, palisėjom biški reflektinom. Manau, kai kuriuose vietose gal biški per daug užsibūnam, kai kurias gal biški per daug greit prabėgam, bet manau, kai pirmam kartui, nu ką padarysi, nesam čia profai. Neteiskit. Nu, teisė, tai jau koks skirtumas, bet... Iškart? Nu tai žmonės tegu savo, ką jie nori, bet ir labai gerai gali pasakyti kažką, ką mes galim net ir patobulėti. Jo. Tai būtinai parašykit, mes kažką ir matom, bet kaip ir būna dažnai, kad kai tu esi verdi tom katilė, tai tu ir nematai plačiau. Nu, va tavo tokia tunelė vizija, mes matom vienaip savo dabar, bet dėl to net nesam viduj to. O jūs iš šono galite biškai kitaip pamatyti. Ir skirtingi žmonės iš skirtingų kampų, tai kaip kas ką matot, jeigu dar čia likot, būtinai duokit žinot, nes žinosim, ko patobulėti. Tai va, gerai, sugrįžtam ir prie Justo temos.
Apie rusų kalbą? Apie rusų kalbą Lietuvoje. Bet čia toksai dviprasmiškas, aš irgi buvau pagalvojęs dabar per traukėlę, kad čia tai pasakau. Aišku, norėtųsi rečiau ją vartoti ir rečiau girdėti ją kai kuriuose miestuose, čia gal garsiai nesakysim, bet... Vilnius. Nes jo, kai nuvažiuoja, net jaučiasi, kad ne Lietuvoje kartais. Dažniau girdi rusiškai ar lenkiškai negu lietuviškai, tai manau, tas tai yra labai blogai. Taip, bet čia problema kaip su emigrantais, jie nėra integruoti žmonės. Kaip tu gali duoti Lietuvoje žmonėms gyvenantiems, kaip tu jiems gali duoti tokią galimybę nekalbėti gimtosios mūsų kalbos ir jie vis tiek čia gyvena Lietuvoje ir kai kurie net nesimokina. Ten vaikai užaugia, ten auga vaikai ir jie net nemoka lietuvių kalbos. Nes jiems nėra privaloma, jiems tipo net neprireiks kažkur. Tai jeigu tu duoji tokią galimybę, čia su imigrantais. Negalėjome mes jų prisijaukinti ten kokią Vokietiją, mes negalim prisijaukinti tų svetimkalbių. Ten ypač rusų, dabar ukrainiečių dažniau yra, lenkų. Čia... Nenori tu biškį arčiau, arba mikrofoną arčiau, arba pats arčiau. Nori. Nes labai patogiai įsitaisė, aš matau, kad jau čia tau labai filini tą visą tą dalyką, bet gal žmonės negirdi, ką tu nori pasakyti, pavyzdžiui. Nes irgi, žinai, viską reikėtų. Bet, pavyzdžiui, aš buvau pagalvojęs, rusiška muzika. Jūs kaip žiūrit, pavyzdžiui, jeigu aš klausau rusiškos muzikos, pavyzdžiui. Rusiškos muzikos. Aš seniau teisdavau, turiu pripažinti, iš karto nurašydavau, tiesiog jau X-as dedamas. Bet dabar, kai pats pradėjau klausyti, vėl toks, žinai, mindseto shiftas įvyko. Šiaip, labai daug kontekstų ir yra dar tokia, kokia ta muzika yra, ar ten irgi ten būna kažkokių šlovinančių, ar dar kažkokių ten popsucha visišką, tipo, labai priklauso, sakyčiau. Bet aš dar prieš tą klausimą norėjau dar jūsų gal paklausti, iš ko manot, tarkim, gerai, tas pats Vilnius, procentaliai iš ko susidaro ta rusakalbių, nežinau, populiacija. Nemanot, kad irgi gal seniau ne taip dažnai jausdavosi, nes dabar, tarkim, turim tų pačių ukrainiečių žymiai daugiau. Baltarusių. Taip, irgi. Procentaliai iš ko susidaro, aišku, yra nemaža dalis tie, nežinau, tiesiog rusakalbiai, tie, nežinau, lenkai, iš pasienio dar sukeliaujantys į sostinę, bet šiaip, nežinau, bet koks tas procentas. Pajutai skirtumą prieš ir po karo, pavyzdžiui. Šiaip ne. Tai tą ir aš norėjau, man atrodo, čia yra atsakymas. Visą laik buvo ten, bet čia tiesiog turi būti privaloma lietuvių kalba. Jeigu tu nemoki lietuvių kalbos, tai ką, važiuok, kur tu gali kalbėti savo kalbą, kokią tu ten nori. O Lietuvoje turi visi kalbėti lietuviškai. Ja. O čia negali būti, turi pasirinkimą nekalbėti lietuviškai ir nežinau, nekalbi lietuviškai ir viskas okei. Praeina pro radarą, kaip dronas nuskrydo ir viskas, tegu skrenda ir niekas nieko nepasakysim, nieko nepadarysim. Okay. Grįžkim prie muzikos tada. Ką jūs manot? Aš tai pasiklausau. Karts nuo karto, jo. Bet man nepatinka tie rusiški priežodžiai, pavyzdžiui, ir taip toliau. Labiau aš apie kalbą gal akcentuočiau. Bet, gerai, rusiška muzika irgi kai kam nepatinka ir taip toliau. Tai čia, toksai slidus ir sunkus toksai topikas, sakyčiau. Aš nežinau, aš tai sakau, kad tegul žmonės klauso tą rusų kalbą, rusų kalbą tegul klausos ir tą rusų muziką. Nežinau, čia problema, jeigu žmonės taip, nežinau, jiems patinka. Kodėl, nežinau, čia jiems neleis klausytis. Bet aš asmeniškai pats nesiklausau specialiai. Aš nenoriu dabar klausytis rusiškos muzikos. Bet kai žmonės kiti klausosi, tai ką čia jų pasirinkimas, jeigu tegu klausos. Tik, nežinau, aš pastebėjot, kai buvo ten Lietuvos policija buvo įdėjus tą video, kai ten chuliganiškai važinėjo tos mašinos per Vilniaus ten gatvės ir rusišką muziką daužo. Aš manau, čia įeina tas tie neintegruoti žmonės į mūsų valstybę normaliai ir jie tokie rusiški, jie tokie marozai, jie tokie, nežinau, tokie chuliganai, tokie kažką bando primest, nežinau. Bet ten labai geras Lietuvos policijos video. Ten yra, kad parodo, kai jie važiuoja ten chuliganiškai ir tada katina, kai jie areštuoja tas mašinas. Tai aš ten žengiau baisiai, labai gerai buvo padarę tą video Lietuvos policija, bet nežinau. Su BMW varė. Nes man atrodo, ten irgi biški markė yra, kad įeina į tą dalyką. Bet šitas rusų labiau. Marozino tokį. Įeina. Kai kurie ir normalių BMW vairuotojų yra. Mažuma. Bet
Yra normalių čia. Yra tie keli blogi ir kurie teršia vardą. Teršia ir kažkodėl tas stotelės labai kyla. O tu atitaisai tą vardą? Stengiuos. Visą laiką net ir rodo pas, kaip prie gitros egzaminą visą laiką laikyčiau, matai, mašinėjai. Nu, gal įskirius dėl greičio viršinimo, gal kartais biškai greičiau važiuoju, bet... Atsargiai, čia nesakyk nei kur, nei kada, nes čia, žinai, niekada negali žinot, kas tai pračekins. Kompromituojantį medžiagą. Prieš porą savaičių jau gavau baudą. Ką jau čia? BMW, standartinis BMW. Gerina jisai įvaizdį. Ne, bet pirma mano bauda čia buvo. Už greičio viršinimą. O dar prieš kitas. Kitokių yra buvę. Už parkingą gavau. Į Vilnių nuvažiavau, niekada nėra buvę man Kaune. Į Vilnių nuvažiavau ir kurie prie geležinkelio tos stoties yra tokie iki. Ir to iki kažkaip į kitą parkingas padalintas į dvi dalis. Vienoj pusėje gali ten iki 15 minučių laikyti ten tipo nemokamai, kitoj pusėje ten geltona ar kokia zona. Ir aš pasistačiau, galvojau, pamačiau 15 minučių ir aš galvojau, kad visur ten yra. Aš atsimenu, pasistačiau, nubėgau greitai iki, aš grįžau ten už 5 minučių, žiūriu, turiu baudą. Dirba to klausimu. Dirba, jau ten tai gerai, jau ten, nu... Ne, žinai, nublema, galvą nuleidžiau, ten gerai dirba žmonės, ką pasakyti. Galėtų daugiau taip žmonių dirbti valstybinėse įstaigose. Nu jo, čia tai labai geras tavo pastebėjimas. Nes tokio greičio tai labiausiai ir pasigendam tose sferose. Ranka sulūžus būtų davo pusę metų, laukčiau, kol kažkas... Kol peršviestų. Nu. Ne tai, kad pagydytų, bet kol peršviestų. Jo, tikrai lūžo. Anatomija žino gali, oi, šitas kaulas tavo lūžo. Gerai, tai gal daktarė pataisysi, ne, dar pusę metų palaukti biškai. Ne, Pagys gal pats tas kaulas. Lotyniškai dabar užrašysiu, tada dar kitą. O reabilitacija tau po 2 metų. Ne, nu super. Nu gerai, bet dėl tos ypač kalbos, tai nežinau, reikia kažką daryti. Ne, kažką net. Privaloma Lietuvoje kalba, kad ir tie, kur užsieniečiai atvažiavę, juk jie tai įsiema, man atrodo, ten statusą kažkokį ten, nežinau, jie gali ten kas metus ar kas 2 turi atsinaujinti, kad Lietuvoje ten būna, į emigracijos departamentą ten važiuoja. Nu tai gerai, ir nežinau, duodi jiems ten 2 ar nežinau, 4 metus, kad kažkokius, ten padarai kažkokį testą, paprastintą jiems, kad tu turi išlaikyti tą testą, kad tu galėtum likti Lietuvoje, žinai. Tau nereikia gal ten žinot, būtinai kaip ten ananasas, kaip ten, žinai, sakosi, ar dar kažkas, bet tu gal kažkokį labiau naudojamus tokias frazės, žinai, ten gal turi pakalbėti, ar nežinau, kažkokius sveiki, ten kaip sekasi, ar kažkokio, nežinau, paprastesnių, nereikia ten labai detalių į kažkur eiti į kažkokią sferą. Basicai turbūt. Bet basic A1 testą, kur ten, nu, tiesiog tos, kaip tu ir sakai, labiausiai pasitaikančios frazės, kur labas, ačiū, viso gero, tiesiog tokie paprasčiausi kasdieniai dalykai turbūt. Jo, kasdieniai tokie, kad nebūtų, kad tenai, kaip ten vadinasi, obolys ar ką. Nu gerai, nu, ten nėra labai svarbu, žinai, ten daugumai, tiesiog, kad pakalbėtum. Ir nežinau, kuo daugiau laiko būni, tu turi vis kažkokį lygį kelt. O tie, kurie iš viso Lietuvoje gyvena čia 20-30 metų, nuo mažens ir nekalba lietuviškai, arba atsisako kalbėti. Deportuot. Ir jie galvoja, kad čia ne prie manęs pristaikys, kad aš rusiškai kalbu ar lenkiškai. Ne, čia tai turi būti griežtas, ne ir viskas. Kaip su tais nelegaliais tais emigrantais. Nu, bet pavyzdžiui, jeigu jis Lietuvoje gimęs turi Lietuvos pilietybę, tai kur tu jį deportuosi? Siūsim, iš kokią kalbą pagrindinę ten išsiūsim. Nu jo, bet čia Kaliningradą jau ką akciją padaryčiau, galiu autobusais namuose visus viešiu. Jo, kada čia bus? Nu tai kas nors, mane valstybė atsakinga padarykit už deportavimą. Nu jo, bet man atrodo, čia nebūtų taip paprasta. Bet ir su tais imigrantais nebūtų paprasta. Bet tiesiog reikia imtis veiksmų ir kažkaip tą spręsti. Nu, su emigrantais kaip paprašiau, nes jie turi atsinaujinti tą savo statusą. Nu, tai jie ir kai ateina atsinaujinti, tu turi kažkokią žinias lietuviškas mokėti. Jeigu ne, viskas. Arba jeigu kokį baudžiaką gauni Lietuvoje, viskas. O tie, kurie Lietuvoje čia yra gyveni ir nemoka kalbėti, nu, tai turi darbai būtinai privalomai turi lietuviškai kalbėti. Aptarnaujančiam sektoriui. Nu, čia kaip minimum. Bet apskritai, eini į darbą ir eini į pokalbį ir ateitų į pokalbį ir rusiškai kalbėtų. Kaip supras, ne, tai tu lietuviškai. Pokalbį yra lietuviškai daroma. Nu, bet žiūrėk, jeigu tu esi verslo savininkas, turi statybų įmonę, tau reikia lietuvio pasamdyti vienos algos, o rusakalbiui 3/3 mažesnės, kurį samdysi. Lietuvių, nes aš nacionalistas. Nu, tai taip, tai tu tai jo, bet o jeigu tu skaičiuoji... kapitalistas. Jeigu skaičiuoji...
skaičiuoja, bet dėl to ir įstatymas turi būti. Nu, Ir paskui įstatymas turi būt. nežinau, darbą ten, nežinau, kažkokią, kur tikrina tos darbus, nežinau, eina prie Bet darbovietės. jeigu tavo koks uošvis dar įstatymus leidžia ir tu jam dar va kokį, nežinau, lapelį nuneši ir sutari, kad nedarytų įstatymo. Nu, bet čia labiau... Galimai čia taip vyksta, galimai. Jo, ir čia gal grįžtant prie to, kai sakai Estijoje, ar kur ten, kurie neturi darbų ir nieko, turbūt jeigu pas mus panaši sistema Va, per padarytų. pertrauką galėjau pračekinti pala. fact checką padaryti, Jo. bet nepadariau. Bet Dar va, nepatyręs visiškai. Gerai. Daug interesų konfliktų sumažėtų, manau. Bet žiūrėk, dabar ir pasakysiu dėl tos Estijos, dėl tų politikų, kad jie negautų atlyginimų, tai čia gali būti katastrofa arba labai geras dalykas. Nes pirmas dalykas gerai, jeigu tu sakai, kad nori būti, kad jie negautų atlyginimo, ne? Tai bus problema viena, kad arba jis paprastas žmogus idėjinis, tai viskas gerai, bet jeigu tas žmogus, jis neturintis pinigų eina ir jis nėra idėjinis, tai iš kur jis bus išlaikomas? Nu ką jis, kur jis dirbs? Maksimai dirbs. Eina tokie žmonės, kurie gali sau leisti. Tai ir gerai. deklaruoja privačių, aš žinau, ką tu pasakysi, bet deklaruoja privačių tų interesų konfliktus tuos. Tai kaip Paluckas, tokio tipo. Tai tokie žmonės. Ne, nu tu eini įmonės direktorius. Nu, kaip pavyzdys, akcininkas, nesvarbu. Ir aš sakau, aš esu tos įmonės atstovas ir aš su tą įmoniai ir su jos burbulu kažkokių teigiamų ten nesiūlysiu, sakykime, kažkokių tai pakeitimų. Nu, kaip pavyzdys. Bet tai tu sakysi, visą laiką galima apeiti tą sistemą. Taip, tai mes matom tą pavyzdį ir Lietuvoje, kad galima apeiti tą sistemą, bet tai čia mes grįžtam prie to, kad pasikeistų žmonės, pasikeistų gal mąstymas ir jam gal būtų, nu, jo pačio statusas, nu, labiau rūpėtų, sakykime, ir jos tos įmonės kažkoks tai įvaizdis, negu ten tiesiog, žinai, kažkoks partijas ir aš čia pasidarysiu pinigų, čia mane atleis ir viskas, žinai. Bet aš sakyčiau, kad čia tragedija. Nu, čia pats blogiausias variantas, kad jeigu nori tie visokie direktoriai ir žinomų įmonių, pavyzdžiui, ten įleisim tada į Seimą, įleisim ten Numavičių, įleisim ten kokį senukų, ten, koks ten tas, pamiršau vardą. Na, jeigu čia tokius įleisi, tai jie ir tai galios turi. Jeigu jie ten įeis, tai ten įsivaizduok, ten bus, nežinau, Lietuva priklausys 10 žmonių ten visą valdys. Jie įstatymus ar taip, jie ir dabar sugeba pasidaryti įstatymus savo prieinamus, tai jeigu tokie įeis, tai ten bus tokie oligarchai, ten bus visiškai, Lietuva bus visiškai jiem po padu. Ir taip jie yra daug įtakos turi, o jeigu tokie įeis, ten bus be šansų paprastiems žmonėms. Tai arba yra du variantai. Arba tu duodi didelius jiems atlyginimus, kad jų kažkaip nesuinteresuoja apeiti kažkaip kitaip papildomai. Tai maži dabar atlyginimai. Tai ne, arba tu duodi labai didžiulius atlyginimus, arba tu turi duoti nulinį ir tu bandyti kažkaip prisijimti tuos idėjinius žmonės. Bet yra, manau, problema ne tame. Didžiausia problema yra, kad jie įeina į tą Seimą ir jų nieks neiškrapšto. Tai gal kažkaip būtų, kad žmonės, pavyzdžiui, ten, nežinau, jie gauna kokius 4 metus, ne, ir ta žmonės turi nubalsuoti už kiekvieną žmogų, ar jį pasiliekam, ar nepasiliekam, ar jis mums tinka, ar netinka, o ne tai, kad jie ten sukasi tam pačiam ratė ir viskas, o jeigu gal žmonės tą pamatytų, šitas ką padarė, nieko, arba padarė, kas mums nepatiko, išbalsuojam, numeta, žmonės gal nusprendžia, kas yra jiems priimtimiau, kas ne. Tai tam ir tu balsuoji, tai yra, pasirenki partiją, tai tu nebalsuoji už tą, kuris tau nepatinka. Ne, būtent vien dėl partijos, kad ir dėl kiekvieno to, kas ten yra, nes ten kai kurie žmonės tiesiog rotuojasi iš vienos į kitą partiją, arba ten į partiją pasiema, bet ten tu balsuoji dažniausiai už tą veidą partijos, o ne tie, kur aplinkui dar yra. Supranti? Nu jo, aš suprantu, ką tu bet nori kai kurie pasakyti, tiesiog bet tai žmonės čia ten būtų tiesiog sunku. būna, kaip ir keleiviai, jie tiesiog ten būna ir jie kimarina, jie ten nieko nedaro. Nu čia yra, nežinau. Bet tai čia gal reikėtų padaryti kaip prezidentam, berodsgi kiek jie gali turėti 8 metų kadenciją ir tada viskas į retirementą. Tai tada čia geras pasiūlymas. užtikrintume tą tokią rotaciją, kad jo, tai tų senbuvių nebebūtų, okei, jie savo tos metelius atbuvo, okei, padarėt ką galėjot, turėjot savo laiko, 8 metai pakankamai ilgas laiko tarpas. Nu ir jeigu nieko neišspaudė iš tų metelių, okei, ateina kažkas kitas į jų vietą, o jie jau, retirino, okei, ten užtikrintant kažkokio jo faktas, ten valdžios, ten, nežinau, tarnautai didesnę pensiją kažką turi, okei, retirinkit ar darykit, ką norit, ačiū, viso gero.
Labai šitas geras ir jo. pointas. Šitas geras. Nebuvo buvo. apie tai pagalvojęs. Jo, šitas geras, va, yra limituotas Nu, laikas va, ir viskas. Donatas. Tegul rašosi, kažkas turim idėjų. Jo, ne, tai čia labai geras. Šita gera idėja, va, šitaip galėtume. Aš tik man, žinai, būtų gaila, kad tuos gerus Jeigu žmonės. geri, jo, O tuos jo, gerus, jo, dėl jo. to norėjusi tuo... Kiek gerų dabar čia yra. Bet jo. Ne, tai reikia turim. šitus, bet ir, nu, čia yra daugum, nu, nežinau. Na, bet jeigu bus blogi žmonės, tai bet kuriuo atveju, nu, tu ateisi 8 metų, tai tau bus tikslas prisigrob pinigų, nu, čia žinai. Čia gali ir iš tos pusės Jo, pasižiūrėti. per limituotą bet- laiką maksimaliai. Jo, nu, bet tai čia irgi nesąmonė tokia gaunasi, žinai. Tada gal tos bausmės turėtų būti kažkokios, nu, kai tu turi tokią valdžią, kažkokios tai adekvatesnės, didesnės ir taip toliau, kad tave tas atgrasytų bent jau. O gal valstybinės įmonės, kad dirba savo darbą ir prižiūri normaliai? Jo, gali čia irgi būti. Viską pakeistų, va. Damn. Šitas čia darosi pinigus, va, per offshore'us dar čia varo. Davai, opa, šitus mažinam biškį. Bet aišku, jie ten visi gauna savo kažkokią duoklę ir praeina pro akis. Nu jo, čia sunku, bet čia geras pointas. Bet jeigu bus visi blogi žmonės, nu tai reikia tiesiog ieškotų idėjinių žmonių, kaip juos rasti, aš nežinau. Ir va tam yra problema, kad aš dėl 8 metų man kad yra toks vienas niuansas, kad tų idėjinių yra ženkliai mažiau. Ir kai tu gauni tą gerą darbuotoją, nu, kad ir gautum, nežinau, įmoniai, tu visą laiką, kad ir geriau padidins jam atlyginimą kažką, bet tu geriau jį pasiliksi. Tai kaip ir ten, tų idėjinių yra mažai žmonių, tai kad ir 1 iš 100 geras idėjinis, tai tu, nežinau, taip norėtum užsilaikyti ant jo, kad jis kuo ilgiau pasibūtų. Nes kad vėl į tokį surasti yra sunku. Tai nežinau, dėl to tik norėjusi, kad tuos gerus bandyt palaikyti, nes kad ateis nauji ir blogi, ar ten su savo intencijom, tai čia yra jų ženkliai daugiau negu tų kurie yra idėjiniai žmonės ir nori kažką padaryti žmonėm gero, o ne tik save žiūrėti. Nu tai čia, žinai, labai sunku kažką iš šalies, nu kaip sakyt, visą laiką norisi, kad būtų geriau, bet pavyzdžiui, kai reikėtų kažką padaryti, nu ta prasme, kaip pakeis, pavyzdžiui, tą sistemą dabar, va, sakytų, kaip pakeis. Nu, Donato, man patiko pasiūlymas, žinai, 8 metų, bet ar tas išspręstų kažką, žinai, irgi neaišku. Mano tas pasiūlymas dėl nemokamos algos irgi tu turi argumentų, kodėl tai gali būti blogai. Bet gal ir gali būti gerai, bet aš tiesiog sakau, kad kažkokių pokyčių tai reikia. Nes dabar mes užsistovėję baisiai jas. Būtent, bet reikia pokyčių, nes dabar kas yra, mums netinka. Nu, tiesiog neatrodo kažkokio, nesimato kažkokio progreso mums. Ir šiaip, nežinau, žinai, kad ten daug tų žmonių yra, bet vis tiek ten yra kažkas už visų užkulisių, kurie ten priima tos visus sprendimus. Ir ten, nežinau, tie rėmėjai visokie, kur yra ten, tos didelės tikriausiai kažkokios įmonės, įtakingi žmonės ir jie čia bando pramušinėti visas tą savo įstatymus ar kažkaip, nežinau, kad kažkas nepamatytų, ką jie daro, užsimerkia vienoje kitoje vietoje, gauna kažkokį, nežinau, kažkas kokį kyšį gauna ir tada tiesiog praeina kai kurie dalykai. Galimai, negalimai, čia faktas. Ateikit į mane visi, pamatysime, kai Dontas buvo užsimušę. kaip ten tas netyčinis, ar kaip ten Netyčinis incidentas buvo. Jo. Iššoka pro langą. Va tai tau atsitinka ir geriausiam. Važiausi mašina ir neveikia jo stabdžiai. Ai, bet dabar jau rojote, jeigu stabdžiai gal atjungti. Jeigu perkirpta žarnelė. Įrodyta, man atrodo, žinok, naujesnis mašinas. Įrodyta, Gerai, nu pas tai mane aišku. nėra nauja, bet manau rodyta. Nu tai taip. Rodyta. Tai Nepagausi. neviešink per daug savo. Ar žinai. gal bombą padėtų, bum, sustroks. Čia tau ne 90s, kur miestuose mašinas sproginėdavo. Tai čia, žinai, kaip ir sugrįžtant į to Laisvės alėją negalėdavai praeiti, ten irgi būdavo. Nu, jo, Kitokia buvo, biški tvarka. Gali. Bet šitoje vietoje tai gerai pasistumėjom. Į gerą pusę. Kad Ne, dabar jau drąsiai galim vaikščioti. Progresas, bet čia žinai kas yra, čia socialinis ir mūsų žmonių progresas. Čia ne politikų kažką, čia padarė kažką labai jau wow. Nu, bet pareigūnai labai stipriai prisidėjo. Ne, nu tai pareigūnai, bet čia labai yra, sakyčiau, kad iš žmonių jau nėra tokio labai norėtųsi, kad kažką... Ne, nu čia nesutinku. Jeigu būtų neuždaryti ir nesuvaldyti tuo metu, tai ką tu keistis. Buvo ir tuo metu gerų žmonių, bet jie buvo užžengti. Ateidavo, sakydavo, va, čia tau stogas, reikia ar nereikia. Sakydavo, reikia, gerai. Sakydavo, nereikia, nu bet vis tiek tu pagalvok, nes tau reikia ir viskas.
tu neturėdavai žodžio, ta prasme, bet atsirado tai, kas suvaldė. Fizinė galia, tada... Ir tu turi kaip suvaldyti, kad tu esi geras, tai tu nieko nepakeisi. Jo, bet dabar visas apskritai požiūris to visos valstybės ir visų žmonių dabar tarkim, kažką padaryti tokio negražaus, tarkim, nužudytų ar reketuotų, tai įsivaizduok, kiek daug žmonių per socialinės medijas, per visur čia tokį padaryti didžiulį burbulą. O tiesiog žmonėms tas jau nepriimtina. Nu taip. Iš tos aš manau, nėra, kad čia mano būtent dėl šito, bet čia yra keli dalykai, kaip dažniausiai susideda. Nėra, kad vienas kertinis dalykas, kad čia nuo jo viskas čia yra priklauso. Bet jo, tikrai, manau. Bet aš sakyčiau, kad labai kaip žmonės mes visi patobulėjom, ta naujoji karta, kelios jau kartos tas praėjo ir nėra priimtini kai kurie dalykai ir labai gerai. Nu jo, bet viskas, daug dalykų pasikeitė ir į gerą, bet kai kurie ir į blogą pasikeitė su ta nauja karta. Telefonai, atskirtis ir taip toliau, tai yra ir kitų problemų, žinai, kurias ten, žinai. Tai, čia irgi labai sunku pasakyti, bet iš tos pusės tai tikrai norisi pasidžiaugti, kad einam vakare ir tikrai, jaučiame saugiai. Ramu. Nebuvo ten kažkokių incidentų, kažkokių ten. Kad kažkas pristotų. Bliam, vaičių vakarė dabar visiškai ramu buvo. Tai atsakau. Dabar buvau pas tetą čia prieš porą dienų. Ir atsimenu, kai jinai Šilainiuose gyvena. Ir dabar dar gyvena Šilainiuose ir atsimenu, prieš 20 metų jie porą kartų buvo atėmę telefoną ten prie laiptinės, o taip ten. Ir dabar atsimenu, kalbėjom prieš porą dienų ir ką jis sako, eisiu vakarė čia, tipo, sakau, tai ką nebijai, tipo, žinai, atims. Sako, nebijau, kas čia mane, kas čia lys. Ir visiškai kitoks mąstymas. Ir jinai yra patyrus tą, žinai, kad ją apvogė ne vieną kartą. Bet ant tiek jau žmogus jau net, žinai, kai būna jau vieną kartą atsitiko ir tu labai jau prisisaugai to, bet jau net žmogus jau nebeturi to tokio instinkto ar kažkokio, kad čia gali kažkas nors man blogo. Ne, jau tu žinai, kad tiesiog visiškai ramu yra. Ir dabar ir bet kokiam rajone galėčiau eiti ir ramiai naktį ir nieks man nieko nepadarys. Bet tas instinkto praradimas ne visą laiką geras dalykas. Kaip mane užkabino tas video, kur buvo užšoko ant stalo. Jie ten sėdėjo bičiukų ir jie, ta prasme, nieko, nei nustūmė, nei pasakė. Influenceriai čia tie. Ne, sėdėjo regular. Ne, bet influenceriai užšoka, tie, kur... Influenceriai užšoko, šalia filmavo, o aplinkui stalą, kaip vakarieniavo ar gėrė kažką tai paprasti. Bet niekas neatsikėlė, nepaėmė už pakarpos, nieko jam nepasakė, žinai. Tai čia irgi toksai, kaip sakai, instinkto praradimas, nes čia saugu, tai net nesi pasiruošęs tokiam dalykui ir kaip čia reaguoti teisingai ir taip toliau. Tai toksai irgi, žinai, kai atsiranda tokių woke arba ten provokuojančių ir tada jau net nežinai, kaip čia esi pasimetęs, nežinai, ką ten daryti. Ne, bet ir šiaip jau žmonės, sakai, nėra agresyvūs, žinai, jau būtų užšokę ant tokių gal dėdų 50 ar, arba, nežinau, kitokio biškį žmogeliukų būtų čia užšokas. Buim vieną būtų prasileidęs, gal ne vieną, kelis, da būtų ant žemės biškį būtų paspardai, būtų apsiraminę, žinai. Bet ir kitas dalykas, tu nenori to daryti, nežinai, kad kažkas nufilmuos ar kažkas pamatė ir iš karto parodymus tau. Jokio skirtumo, kad jie užšoka ant stalo ar dar iš konteksto viskas bus išimta, kad tu atėjai suspardai. Ir ne visą laiką būsi teisus toj vietoje. O čia faktas, kad jau būsi neteisus, kad tu fiziškai kažką jam padarėjai. Kad jis ten tau užšoka ant stalo, čia bus nurašyta kaip čia nieko tokio. Ir neusiskaitys čia kažkoks provokavimas ar dar kažkas. Viską labai ant to žmogaus eis, kuris ten pradėjo daužyti žmogų. Ir jie pagalvoja apie pasiekmes, kad, Gal tai ir norėjau trinkti ir taip. O gal netrinksi, čia kažkas dar filmuoja, čia aplink žmonės. Susivaldai toj situacijai. Susivaldysi, bet geriau, žinai, dabar nusileisi, žinai, negu čia dabar parodysi, gal koks tu esi. Bet po to turėsi problemų. Bet turėsi paskui rimtų problemų, žinai, ar čia gal biškį ego tave ar instinktas užeina, kad kažkam duoti ir gal paskui pagalvoja, gal ir nereikia. Bet ir tai dar vienas pointas, gal yra įstatymas negina tų, kurie, tarkim, aš turiu vakarienę ir kažkas interruptina mano vakarienę, taip užlipę daro nesąmonės. O jeigu aš nusimešiau tą čiūvą nuo stalo ir jau duočiau jam, jį jau gina, tai čia irgi toks... Nežinau, irgi prasimeta. Įstatymo spraga tokia kaip. Tai jo, sakykim taip. Donatas šiandien tokių pastebėjimų, labai tokių tikslių ir man patinka.
Bet žinai, kas yra čia, pavyzdžiui, kaip Amerikoje yra su self-defense tuo. Pavyzdžiui, jeigu kažkas įeina į tavo namus ar ką, tai iš karto ginklais ir šaudo. Į tavo property, jo. Iš karto, jei, mano, jei, viskas, tu jau viskas, jau čia įsibroilis, iš karto, bum, jie ten šaudo, ten nužudys tą žmogų ir ten įstatymas jį apsaugos. Jo. O Lietuvoje, o jei, tu kad ir nušautum žmogų, nu ten pataikytum kažką, jau iš karto, manau, ten N problemų. O jeigu žmogus ten iš viso į nugarą pataikytum ar ką, tai jau ten nesiginčiajimas, jau ten viskas, jau tu esi nusikaltėlis, nes tu pašoji žmogų, kuris buvo ten nugarą nusisukęs, jis ten yra, kaip jis ten, tau nekelia jokio... Bejėgis. Jo, bejėgis ir nekelia tau... Pažeidžiamas. Jo, jis viskas. Taip, nežinau, aišku, ar ten Amerikoje yra tinkamas būdas, kad ten tik kažkas yra iš karto šaunė, nu, nežinau, bet į namus ateina, nu, ką žinau. Bet galim pasidžiaugti, kad pas mus taip nėra. Nu, iš tos pozityvios pusės. Nu jo, kad mes gerai. Bet ar čia yra gerai, nežinau, namus to kažkas įeina ir tu bijai kažką jam daryti, nes tu bijai baudžiaką gauti. Nu. Bet ar daug tokių situacijų, kai vat įeina į namus mastas, tenai turbūt dažnesni, dėl to jie ir turbūt išsikėlė tokį įstatymą, kad, nu, reikia. Nu, va, bet įdomu, kaip pas mus, pavyzdžiui, būtų, jeigu kažkas ateitų ir, tipo, jau čia, kad ir ką padarytum, vis tiek liktum kaltas, nu, tai vis tiek kažkas yra, tokia aplinkybės, tai turi būti, nu, realios. Bet įstatymas labiau juos apsaugo ten, kai tu pradedi šaudyti, o čia Lietuvoje, nu, jau čia būtų, po teismus vaikščiotum, nežinau, kiekvieną dieną, kaip į darbą vaikščiotum. Reiktų pasidomėti, kas teismų praktikoje šiuo atveju. Fakčeko reikėtų padaryti. Bet ir vėl nuo situacijos, žinai, ten kokį turės advokatą, dar ten, žinai, jeigu gerą advokatą turėsi, ten galėsi ten taip užvaikyti, kad... Saul Goodmaną, jeigu gerą turi. Nežinot? Ne, žinau tą serialą, bet nelabai, nu, jis biškai žiūrės mane užkabino, taip. Ir šiaip nelabai serialų daug žiūriu, tai gal to. Nežinai. Ne. Supažindinsim. Kažkoks advokatas ten yra toks. Na, kontekstas ten iš Breaking Bado, kur tiesiog toks vyrukas tikrus nusikaltėlius tiesiog išteisindavo, sakykime, taip. Rimtas? Kad ir tokiais... Kodėl rimtas, kriminalus palaikai? Ne, kaip savo srities specialistas, rimtas. Norisi savo srities specialistas, tas tai jos. Kartais nestandartiniais būdais, bet... Už tai žmonės ir gauna pinigus, žinai, kai esi visiškai išskirtinis savo sferui. Jeigu sugebi kaltą, išteisi. Tai tu esi savo srities specialistas, bet jeigu pažiūri plačiau, blogai elgesi. Nu, ar blogai, jis tai savo darbą atlieka? Nu, jo. Ant moralės. Tai gal kitas. Kai žinai, kad tu blogąją pusę palaikai. Jo. O gal jis yra tik kitos, žinai, kaip skaičių žmonės, kai yra kokie matematikai, tai jis yra va to ir jis tik pagal įstatymų, žinai, ir jam ten moralė visiškai neina į galvą. Taip. Nu jo, jisai pagal įstatymus jis yra įstatymų žmogus, žinai, kaip skaičių žmonės yra įstatymų žmonės ir viskas, jis ten tik tą mato ir jis nieko neatkreips ten moralinės kažkokios ten. Tai va, nežinau, užbaigėm gal šitam kartui. Jo, pažiūrėsim, pareflektinsim, tikiuosi nepakatinom labai daug, gal kažkiek ir bus pakatinta, bet nežinau, parašykit komentaruose, gal kas patiko, kas nepatiko. Manau, labai daug komentarų gausim ir labai daug jūsų ir laikų ir subscribe. Bet nieka. Kaip pirmam kartui, manau, visai neblogai. Solid. Jo. Kas labiausiai patiko ir kas įsiminė? Trumpą reflekšiną. Jum patiem. Nežinau. Gal paliekam šitą kitam podcast'ui. Užtaikyti. Ne, tai trumpas labai. Toksai. Smagu buvo tiesiog, kad kažką naujo pabandėm. Jo. Ir vis tiek toks biški, atrodo viskas labai paprasta, bet žinai, kai darai, nėra taip paprasta ir biški, taip žinai, prakaituoja biški, toks žinai, nėra. Vakarais gal šiaip mes giliau į tam tikrą vieną temą įeidavom, gal sakyčiau, ne? Jo. Nu jo, sauliaisdavom labiau. Dabar tokie, nežinau, prisiminimų, minčių, tokios nuotrupos, ką esam palietę, nu taip maždaug paviršutiniškai. Ir biški susikaustę gal yra šiek tiek vis tiek. Nes pirmus kartus vėlgi. Jo. Ir kartais nenori kažką labai aštriai pasakyti. Jaučiasi tau tas suvaržymas. Bei būt nukancelintas pirmą kartą. Ne tai, kad bijau, bet gal nesinori žmonių iš karto gąsdinti. Jums iš karto išėgė.
Ne, vilkas ėriuko kailį. Ne, nu vis tiek aš pasisakiau kažkiek, bet aš manau, kad kuo toliau, Pataupyk, tuo drausiau pataupyk. jo. Tada, žinai, biškis įvažiuoja ir tada... Tai gerai, kol dar per daug neįsidrasinai, tai tada atsisveikina, man atrodo, ne? Jo, jo. Gerai. Ačiū. Jums. Iki kitų. Viso Iki kitų geriausio. kartų.